Radio Rančą 11. Bum. Nu, vyručiai, nepraėjo net 3 savaitės ir biškiai jau kažkaip praėjo tas Nidos. Jausmas, ne, toksai išgaravo kažkur tai. Skvarbastis. 2 dienas dar bijojau savęs. Kas čia toks? Bet rimtai, šiaip gerai, trumpai, jūs trumpai vyrai užvykot. Paskutinis podcastas buvo Niduliai filmuotas. Diena tvarkinga, viskas laive, čia nufilmavom, o paskui jau kaip... Istorija nutyli, žinai. Klausia, ką veikiam, nu tai va tą ar veikiam, žinai. Ko jūs mūsų klausit, ką mes veikiam? Man treneris rašė, sako, kas tau atsitiko, žinai, trečiadienį daug maž kažkada po bėgimo, žinai. Ai, nes tavo visi statistikos matosi, žinai, sako, kas buvo, žinai. O ant kiek krito duomenys? Nu, krito, ten aš taip nepasakysiu tiksliai, bet krito. Sako, kodėl tu... Sako, širdis daužo? Ne, jis mato tą geolokaciją, sako, kodėl tu stoji tose vietose, sutikrinau. Alubariai. Baras. Žuvies iš karto. Jo, ten tavo, reiškia, juodojo kelio žuvies rūkykla. Bėgime, žinai. Bėgime. Staptelėta buvo šiek tiek. Kokio velnio rūkytas skumbrė reikalingas. Ne, nu aš ten turėjau toks intervalus daryti, žinai, ir jaučiu, kad nepatempiu aš pats, žinai, nu tiesiog. Žinai, yra mažas tarpelis tarp intervalo ir pravalo. Visiškai, tai va tas ir buvo, žinai. O tai geriausia, kad Gintas vienintelis turėjo tą galimybę pirmadienį nedirbti, neiti darbą ir, nu tu atostogavai dar jo. Bet aš turiu būti formoje, kada atostogaudinai. Vis tiek dar jo, tai žavus būti. Formoje, kada atostogauji, kaip čia tas skamba. Žinai, žmonelė jauna, reikia. Tiesa, neklausim, negalim apie žmonių amžių klausti. Galima, bet aš šiaip norėjau tavęs paklausti, o vat, pavyzdžiui... Galima ir klausim manęs kito klausimą. Žiūrėk, kiek gali... Tu nori paklausti, kiek mūsų žmonių metų? Ne, aš tik noriu pasakyti, kad mano žmona 10 metų jaunesnė. Šitą. Bet žiūrėk, aš tavęs vis tiek norėjau paklausti, visi ten laikraščiai išrašė, viską laukite, čia mes irgi jau su Saulium nepasidalinam, kuris krikštatėvių būsim. Gal... Nedaug dėvė tokių krikštatėvių. Bet, aš galiu būti už furnišą, ar dviese gali prieškiai būti. Ar žmona tavo kažkaip, nu, tipo, ten pasikeitė, kažką, nežinau, ten kažkaip prašinėja nesąmonių, ar kol kas ramiai? Aš dabar... Biški daugiau duoda per galvą, žinai. Aš dabar esu tokioj būsenai, kur, nu, tiesiog viskam pritariu. Nes su Milda yra taip, kad ginčytis ir kai hormonai neplavinėja, yra nuolatiniai tokioj neštumo būsenoje, net kai nesilaukia. Ta prasme, užsirauti. Tai nieko naujo. Amžinas PMS-as yra, tai dabar neštumo būsenoje. Aš dabar tikrinu, ar Milda žiūri podcastą. Aš stebėjau, kad kažkada klausė jį, ar tu žiūri, tipo, ar žiūrėjai ten mūsų Sofos lygos, ten kažkurį ten 17 epizodą, žinai. Ir aš... Tai supratau po to, kad Radio Ranča yra pamirštas reikalas tose, išskyrus visas kitas moteris, kurios mūsų klausos. Daugybė, tūkstančiai. Jo, tai iki tol pas ją irgi tai būdavo, dabar žinai kažkaip yra, suprantu, kad va tas stabdis įsijungia. Tik noriu kokį šūdą pasakyti, aš. Bet žinok, nu, ramybėlė yra dėl to, nu, nes, nu, tipo, toks, žinai, o kur aš nueisiu? Dar ir prieš tai pasakė, paskaitė knygą, kad viską, ką mes šnekam, ta prasme, ką mes, žinai, ištransliuojam viens kitam, viską girdi, žinai. Viską girdi ir vaikas, tu tik, ar aš? Taip. Aš tai gražiausiai žodeliais. Jau supranti, jau alų atsidarinėjai, nuėjęs. Kitam kambarį. Rankšluočio apsisukęs. Su tuo vadinamu duslintuvo, lausnė, išklenkęs duslintuvas. Kad tik šneks. Bet jo, bet viskas okei. Tai pradžiai buvo taip, žinai, reikalų, nes, nu, tipo, labai gaila, nes ten viskas, žinai, ten, nu, žinai, blogiau nei man, kad po Nidos buvo, žinai. O kusiko nebuvo to maisto norų, kaip nu ten tipo snickerso ir Seniai, čia yra rojus, čia man rojus irgi. Rimtai? Aš kartais galvoju. Buvo tavo? Ne, tai ir dabar galbūt taip yra, nes pavyzdžiui, ta prasme, amplitudė... Jau dabar. Čia Milda atsiuntė žinutę. Blemba. O apie ką? Nežinau, ne, tiesiog čia kažkaip užsispaudė. Telefonas. Supranti, jeigu jį, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, tarsi amplitudė maisto pakeitimų, nu, visos ir visi žino, yra, nu, kosminė. Tu pat norėjai reiškia, marinuotų burokėlių, bet tuo pat metu norėsi Pavlovos, ta prasme, deserto, ta prasme. Bet į tą tarpą reikėtų būtinai, ta prasme... Mandamsų įvaryt dar. Jo, mandamsus, su silke.
Su silke ir burokėlių pagardu, tu prasme. Tai toks, žinai, bet man tas patinka, nes, žinai, čia kaip būna visa vyrų dalia, ne, tipo, kur tu irgi varai į save dalykus ir galvoji, prieš tai šito šūdo nevalgydam, tarsi ryte nebūdavo šito pas mus racione, nes jau buvom išguję. Taip. Tai realiai mindė, tu parduotuvė atrodo kaip Barboros prekių surinkėjas. Random dalykus deda į vieną dėlę. Jie dar renkasi ką. Nu jie, tai pagal sąrašą. Ne, man Milda rašo, paimk iš kiekvieną skyriaus po 2 daiktus. Ne, Mindė dabar tiesiog, kai nueina į parduotuvę, beleką įmonė nežino, kad prireikia, nu tipo, tikrai nepražūs ištraukti, žinai. Labai gerai čia pasakė mūsų bičiulių Dioros, reiškia, iš Gero vakaro šou būdu, pasakė, reiškia, bičelis Andrelis, reiškia, sako, tu tai sukūsi po gimdymo ir jau kūsti. O man ką daryti? Nes valgymą būtų iki tą laiką, tai labai, o kas su manim bus. Bet man atrodo, kad, žinai, kai buvau, taip esu, nieko to. Kažkaip, ne? Nu ir super. Šias vienu garsistu kalbėjau irgi sako, antrą vaiką turiu, sako, pilvas tik didėja, ta prasme. Aš vaikų neturiu, Gintai, tu bet ne moters? Ne, vyro. Nu, sako, vyro. Tiesiog, kai tu kuo daugiau vaikų turi, jo teorija tokia, tuo labiau viskas pučiasi, nes tu negali reguliariai valgyti normaliai, ar ne? Kaip yra, Gintai? 3 vaikų tėvas, dabar realiai tu turėtum netilpti šitą kėdę. Atsisukit kelis podcastus, atgal pamatysit, kaip iššoko į ežerą. Aš stebėjau jo pilvą, nėra pilvo. Ne, matai, jis pilvas. Ne, aš nežinau, kaip nežinau. Čia komplimentas. Aš nežinau, kur pagir. Aš nežinau. Ir nusitaisė į pasakojimą, kuris truks pusę valandos. Ne. Aš nežinau. Aš turiu pilvą, aš pavydžiu, kad neturiu. Bet tai nėra susiję gal. O kaip tai gali būti susiję, žinai? Nu, kad valgai, nu, tipo, valgai bele kada, bele ką, nu, tipo, su vaikais, ten, žinai, reikia... Tai supranti, žinai, kaip yra, galbūt yra, kai vaikai labai maži, bet, pavyzdžiui, pas mus dabar iš viso yra, aš būna netgi, prisipažinsiu, aš jeigu kažką noriu suvalgyti skanaus, aš būna suvalgau pasislėpęs dar kol neparvažiuoju namo, arba turiu labai rimtai pasislėpti. Nes, pavyzdžiui, pas mus dabar, nu, tai pasakysiu tiesiai, šūdų maisto namie praktiškai nebūna, dėl to, kad jeigu tu pasėlėsi, nu, ta prasme, mes ir prašom, ir neprašom, bet mes turim, nu, ten jie visi neišlaiko ir, pavyzdžiui, jeigu jie pamato, kad, tipo, aš prasinešu kokių čipsų, žinai, ir aš taip galvoju, blemo, po renginuką grįšiu, atsidarysiu vieną šaltą, žinai, ten tų čipselių turiu pasidėti. Ir tai būna antra nakties, vaikai turėtų miegoti. Ir aš, ta prasme, grįžtu, atidarau tą spintelę ir ten yra lygiai nieko. Prasme, nes jau kažkas matė, supranti. Ne, nu ačiū Dievui, dar alus lieka, žinai. Nu, liko, bet jau nedaug. Kiek jau liko? Jau nedaug, 2-3 metai ir to nebeliks. Ne, 2-3 metai, kol tu sužinosi. Nu tai va, tai dėl to mes namie nelaikom nieko iš tokių kažkokių maistų, kurių norėtum, bet, nu, neįmanau, nes jų tiesiog, žinai. Nes savo hebra tai juos, nu, valgo. Nu taip. Bet jie taip greit suvalgo, ne, nu, taip pat tavo 3 vaikai. Jie atranda ir suvalgo, supranti, ypatingai vasarą, pavyzdžiui, ten kažkur jie visą dieną namie, mes ten kažkur išvažiuojam, žmonai darbą, aš darbo neturiu, bet vis tiek kažkur išvažiuoju, grįžti jau žiūri, nieko nėra. Aš net buvau prisipirkęs iš Decathlon'o tokie guminukai yra. Kurie iš tikros gumos yra, kurie nesučilpi. Kurie ten dviratininkam, bėgikam tinka. Rūpužės priedai kažkokie. Aš pasislėpiau tarp sporto rūbų, žinai, kažkur, nu kur tipo. Okay. Prieš vieną bėgimą noriu pasimti, kapstau tarp žiūriu, kad tik tuščia ta dėžutė kartoninė. Visi suryti, supranti. Kokiu būdu randa hebra? Yra kažkokie gliukozės detektoriai gal? Gali būti, kad jie turi, žinok. Aš manau, kad jie turi, nes jie randa. Kaip žinai, kai man kūną naktį, reiškia, jaučia prakaituojantį, taip ir jie cukrų pamato. Jie randa, žinok, jie viską absoliučiai randa, tai be šansų, jokių šansų. Gerai, bet dabar iš to išplaukinti dar tema, ar tavo hebra, vis tiek 3 vaikai, visokiais amžių tarpais tu juos atsimeni. Būdavo, kur jūs bandydavot su Agne turėti tipo slėptuvę kažkokiem dalykam. Arba dabar, pažiūrėjau, turite išsaugoję slėptuvę, po kurią niekas nežino. Nes vaikai viską randa. Nu, atsimink savo vaikystę. Taip. Dabar tokios tikrai rasdavo nuplėši ir vėl gražini, ta prasme, į vietą, bet ten randi kažką. Dabar mano slėptuvė yra, jeigu aš noriu išlaikyti ir to ne visada pasiseka, bet aš jau stengiuosi tą daryti, tai yra tik automobilis. Nes visi kiti dalykai, jie tiesiog yra, prašau, šalinami. Viskas, ta prasme, out. Nes kol vaikai buvo mažesni, buvo paprasta, viršutinės spintutės, nu ten tipo, ne, ir viskas, viso gero, žinai, nei jie ten mato, nei jie girdi, nei jie domis. Dabar pas juos yra, nu pas mane yra, kas yra, 14, 12, 10, jų lokatoriai dirba ir viskas 2, 4, 7, supranti, jie viską žino, mato, girdi, jaučia, užuodžia, tai ten, nu, jokių šansų, nėra, jokių šansų. Bet jau ten tartis, kad nei gal, nu, seifas.
Seifas vienintelis. Jo. Seifas ir jame yra tik 2 dokumentai. Bedarbio pažymėjimas. Šaut po visko, kad jau vis tiek nieko negausi. Traškučių. Čipsų paskutinis noras, duokit čipsų. Tai va, taip gyvenam. Šiaip žinokit, jūs neįsivaizduojat, jums gal taip ir nėra, bet manyje dabar 2 jausmai, bet jie visada tokie yra, kariauja. Aš laukiu, nebesulaukiu iš vienos pusės rugsėjo 1. Iš tikrųjų. Kad jos pamaitintų mokyklą? Ne, tiesiog, kad jų nebūtų namuose. Nu, aš labai atsiprašau visų super mamyčių ir tėvelių, bet kad... Nu, bet tiesiog, visi kad jų taip nebūtų. sako, tik ne visi vardina. Ot, maladėts, kad įvardinai. Nes, ta prasme, vasara yra, ten stovyklos draugai ir kažkas, bet vis tiek jie daug laiko yra namuose ir pas mus toks, žinai, irgi mes ten, kad jie turėtų pastoja kažkokių draugų jų nuolatos. Yra visko ir toks tipo pavyzdys, vakar sutvarkiau visus namus ten grįžęs po pajūrio, viską ten su grindų plovimu išlaižiau ir toks, žinai, tipo grįžta mėta su draugė po 2 valandų, bent jau virtuvės zonai, net nepanašu, kad kažkada iš vis gyvenime tas namas buvo tvarkytas, žinai. Nu, ir tu mes ką tik buvom pelkėse. Statybinio valymo reikia. Pas tai skribelė, man atrodo, atvirkščiai yra. Visiškai net atvirkščiai, į kitą pusę. Ai, va taip. Tai va, tai supranti, tai labai gaila, kad vasara baigėsi. Geriau? Dėl to tai yra gaila, bet kad vaikai išeis į mokyklą, tiesiog nuo rudens visose šeimose atsiranda visai kita tvarka ir režimas, supranti? Mokykla, būreliai, kažkas visi turi labai aiškius, tipo rėmas atsiranda ir visi tame rėme važiuoja. Vasara yra visiškai palaida balas. Šiaip apie mokyklą mes dar galėjome rugsėjo 1, tai va čia po kelių dienų pakalbėsim. Man dar ginto kaip 3 vaikų tėvo ir tu vis tiek kažką turėjau rūpintis tuo, nes aš tik dabar su to susidūriau. Pavyzdžiui, aš dabar nubundu, tipo paryčiai, žinai. Guliu, kur anksčiau būdavo, kažką čia prastai miegoju, aš dabar pradėjau galvoti, kad jau po kelių mėnesių taip nebus. Ir aš jau naktį būsiu nubudęs kelis kartus ir man ištinka tokie dar po mieginiai, tokie stresai, žinai. Žinai, gal kas čia bus? Žinai, kas tavęs laukia? Pripratęs prie totalaus egoizmo, žinai. Nu mes tipo su Milda, žinai, tu gyveni dviese, keliau, varai kur nori, jūs ten, tai kur, mes jau dabar lekiam, žinai, mes vėl, kaip ir tu, varai keliau, viskas, čia ir dabar jau. Ir tada, žinai, vis renku informaciją, žinai, kad vis daugiau, vis reikės daugiau čia naktį būti, dar kažką. Aš suprantu tai teoriškai, bet praktiškai, tai labai tai pakeičia, tipo, gyvenimą, tipo, ant kiek, nes aš, Matai, aš, pavyzdžiui, dabar, kai galvoju, nes mes buvom iš tikrųjų, ta prasme, jauni tėvai amžiaus prasme, ne, ir aš, paaiškiai, dabar prisimenu, ta prasme, Mindaugas yra realiai matęs, mes turėjom tokį vežimą, kurio galėdavo nesulaužyti turbūt ir 6 vyrai ir mes nuvarydavom į Nidą su 3 vaikais. Mūsų išskirtinis ženklas buvo to vežimo apačioje šikpodis, nes vaikas ten paplūdimiai norės kažką daryti ir ten prisikrauni rankšluosčių 3 vaikai ant to vežimo, ten į apačią dar nieko, bet partemti viršų reikia. Ir aš dabar galvoju, kad jeigu man dabar reikėtų tą daryti, man atrodo, kad neįmanoma. Bet kai tu papuoli tą situaciją, tiesiog kažkaip viskas, ta prasme, vis tiek tas džiaugsmas ir tas kasdienį atperka, tu tiesiog kažkaip, žinai. Tipo, žinai, antrą nakties atsibundi, žinai, ten 3, pusę 4, 4 vėl kažkas ten vyksta. Neišdaužo, tipo, aš suprantu, tipo... Mano situacija buvo, aišku, dabar aš jau kaip pasakysiu, tai čia žmona, žinai, susidės, bent jau pareklamuos šitą podcastą, nes norės įsidėti šitą vietą, kad išsižvengtų, žinai. Tai pas mus buvo taip, kad, šiaip mūsų vaikai gal nebuvo tokie labai ten kažkiek problematiški, bet esmė yra kas, vaikas naktį keliasi, nes jį reikia pamaitinti. Tai, aš šitoj vietoj, kadangi visus vaikus maitino žmona, jeigu tai yra mišinuko klausimas. Jo, krūtimi, jeigu mišinuko klausimas. Nebuvo pasirinkimo, kas krūtimi maišino. Nebuvo, man kažkaip nesigamino pieno, žinai. Ir, nes šiaip jaučiu, kad man pagal viską, kokie yra mano galėtų tikti. Šiaip tai aš galvoju. Jeigu dar ir dabar didėja, gal ir tu turėsi pieno. Aš galvoju, kad gal net galėčiau maitinti, bet dar nesusitarėm. Žodžiu, tai tada būdavo taip, kad jinai pamaitina ir tas vaikas toliau miega, tai aš ten kažkada pajausau, bet būdavo taip, kad vaikai atsibunda, pavyzdžiui, 5 ryto, jie pavalgo ir jie nebeina miego. Tai va aš tada paimdavau 5 ryto, išeini į kitą kambarį ir ten kažką bandai paveikti, nes jis jau būdrauja ten priklausomai nuo amžiaus. O čia kiek laiko, čia 5 metų, 8? Ne, čia yra, ta prasme, kūdikėlis. Iki ten tai kas mes laukėsi, žinai. Ir ten aš pasėdėdavau, dar tada turėdavau darbą, tai aš pasėdėdavau iki tol, kol... Tu darbą turėjai neseniai, čia nesiskurskai. Pats, taigi, užimtumo tarnyba tau siūlė 1 milijoną darbų. Galų gale, esam Žirginė, Dubingių. Siūlė, taigi, arklių prižiūrėtojų. Paskui pažiūrėjau, kad mėšlą mes reikia. Ne, žiūrėkit, aš ieškau darbo, galiu pasinaudoti podcast'u. Gerai. Ieškau darbo, norėčiau tokio dirbti nuotoliniu
jeigu kažką turit pasiūlyti, rašykit. Tai žodžiu, nu tai ta prasme, žinai kaip ir, aš tau žiūrėk minę nupiešiu labai paprastai. Jeigu visi žmonės sako, kad ten, nu, iki metų ir bus lengviau, ne, iki 3 ir jokių kitų klausimų nėra, nes ten, ta prasme, iki metų iš viso nesuprasi, tada nuo metų pradeda, kad jis nori vaikščioti, bet nu, jis nieko negali, realiai jis yra pavojingas viskam ir savo, nuo 3 pradeda būti žmogus. Bet tada pradeda greuti viską. Ne prieš tai greuti. Tai dar kitas dalykas, bet esmė yra kokia, šiaip dar nuo 0 iki tol, kol vaikas pradeda eiti į mokyklą, aš sakyčiau, kad dar gali gyventi normaliai, nes po to, kai prasideda mokykla, nu tai yra griežti dalykai, baigėsi tavo visi, nu aišku, dabar žmonės, aš matau, ten daug kas prieštaraus, aišku, ten gali bandyti tada vaiką užrašyti nuotoliu ar kažką, nu bet baigėsi tavo trali valgyti savaitės Tailandos. Sėdi, mokykla trunka 12 metų, tu sakė, kad prieš tai 5-7 metai sunkus, po to dar 12 metų sunkių, tai pasirodo, kad iš tų visų 12 plus 7-19 metų, tai būna geras tik vienas momentas, kai tu tą vaiką pradedi. Taip. Šiaip realiai tai yra paskutinis tą malonumas, nesutiktas. Galime. Ką gali Mindy pasiūlyti? Aš galvoju, gal yra opcija tau tapti, nežinau, jūreiviu, kad išplauktum jūrą ilgam. Čia yra tikrai. Ir aš, pavyzdžiui, realiai, kadangi dabar neturiu darbo ir jeigu po šitą skelbimo nieks kažko nepasiūlys, aš galvoju, gal važiuoti į užsienį padirbėti. Ai, galvoju, kad auklį norės. Ne, į užsienį. Neleisčiau namus auklį. Nu tokį, žinai, kur tipo, kas 4 mėnesius pasirodai, geras tėvas su saldainiais grįžo, vaikai ten laimingi, o pats savo, žinai. Su kitu tėvu pasisveikini grįžęs. Bet jau manęs irgi kita pačia laukė. Nu, tavęs irgi atveža su Baltoju. Bet čia šiaip, žinokit, jeigu mes turėtumėm duomenų, kaip būtų galima gerai pakapstyti, nes aš žinau, kad realiai, nu, ta prasme, realiai vis taip yra, kad žmonės tie, kurie lieka ten, jau pradeda turėti kažką. Klausykit, bet Lietuvoje irgi kažkas lemputės keičia. Vat, turim užsirašyti, kadangi čia mūsų tikrai ne paskutinis podcastas, dabar vasara paskutinis, rugsėjo 1 netrukus, bet mes turime šitą temą, aš sakau tik dėl to, kad nepamirštumėm, nes ir visiems kitiem mano įdomu bus emigracijos klausimas, bet tokiu geru kampu. Dirbau, pasilgau tėvynės, dainuodavau kudirkos, gėdodavau tautišką giesmę. Šūdas, tarsi, nesąmonė. Kiti dalykai, tarsi, Chebra gyvena antrus gyvenimus realiai, tarsi. Arba šiaip apsimeta kažkuo, tipo vyksta santykiai, nesantykiai, ten vyksta nerealūs dalykai, tarsi, tarp jų dirbančių dar vyksta, tarsi, ten kovos, konkurencijos. Sako, grįžtų po pusės metų, tarsi, kaip tu gali, žinai. Jo, šeimos galimybę išsaugoti, manau, kad tai yra gera tema, čia reikėtų netgi gero svečio į tą temą, gal net 2, kurie galėtų apie tai pašnekėti. Žinokit, Chebra, šitą Orijus emigrantus rodo, žinai, blogą istoriją, nesėkminga ir sėkminga, bet yra in between dar, tarsi. Esu dirbęs renginiuose, kurie yra Dubline, Londone ir Čikagoje, su lietuviais. Mačiau, tarsi, kaip Chebra ir tūsinas, kaip gyvena ir kokie iš tikrųjų yra vidiniai jausmai. Tai čia yra labai geras apnuoginimas. Tai čia vat kita. O dabar einam gal prie šitų. Tai gerai, šitą temą dabar jo, tėvystės temą kažkaip nu, ta prasme, žinai, kaip aš pasakysiu, reikia žiūrėti. Jo, aš norėjau pagrįžti prie maisto temos truputėlį apie tai, kokiom aš sąlygom gyvenu. Čia gal išsipasakot reikėtų, žinai. Nu, ten va, būsimas vaikas, 3 vaikai. Mano gyvenimas, reiškia, kalbant apie, nežinau, apie maistą, apie rutiną, yra nuolatinis eksperimentas, ta prasme. Tai apie šaldytuvą kalbėjom, ne? Tai Gabrielė nuolat dalyvauja kažkokiam tai maisto ir mitybos eksperimente. Vis skirtingam. Pavyzdžiui, dabar kiek laiko trunka? Dažniausiai, nežinau, kelis mėnesius tada yra, nu, tokia, arba pertraukas, susirandama arba kardinaliai kito, ne? Dabar, pavyzdžiui, yra daržovė etapas. Dabar daržovės grilinamos, žinai, nu, ta prasme, be jokio sviestuko, be nieko, yra valgoma, žinai, tik tais daržovės, sveikai ir visa kita. Metų pradžioj buvo festinimo etapas. Buvo valgoma nuo 11 dienos iki ten 8 gal kažkiek tai. Ir tada visą laiką ten. Čia kažkoks metodas yra? Jo, festinimas, jo, protarpinis badavimas. Ai, protarpinis. Nu tai va, kažkiek laiko valgai viską atseit, o po to nevalgai. Kiek ten, žinai, tipo 16, 12 tai kažkiek. Tai zuoti bet to, tu visas nuo 11 iki 8 valgai ar nevalgai tuo metu? Nu, pavyzdžiui, dieną tą laiką visą laiką valgai. Jo, iki 6, man atrodo, 11 iki 6, jo. Arba iki 6, arba iki 8 vakarų. Nu, ten, net, tai depends, kiek tu nori festinti. Po truputį, ne? Tai vadinasi taip, kad, pavyzdžiui, 8 tu užrauki daugiau nekasnio nieko vanduo ir kažkas gali. Ir tada, nu, pavyzdžiui, pasiskaičiuok 16 valandų, kada tu gali pradėti valgyti kitą dieną. Jo, ir tu vėl nevalgai ir vėl valgai. Tai įsivaizduok, kaip su tokiu žmogum, pavyzdžiui, gyventi arba atostogauti. Tai kaip atrodo pusryčiai? Jų nėra. Gal per atostogas yra nubraukiama? Ne, nu tai va, Lanzarote. Tu nesilaikai taisyklių, tu negali čytinti. 2 savaitės atostogų. Taigi čia yra
Ne, tai taip ir buvo. Nuo 11 gali valgyti. Nu, aš pusryčiauju 9, ten 10, nu ir viskas, aš vienas valgau, žinai, sėdi, žiūri. Tai bet nereiškia, kad jie nenori. Aišku, nori, nes tai turi laikytis vestinimo. Tada mes, žinai, kaip nusiprausim, apsirengėm važiuoti Exploring salos, reikia stot valgyti, 11. Nu, tai žinai, kažkiek rieštukai vanduo, bet šitą. Bet jau nori normaliai valgyti. Nu, tai aišku, kad o tu tuo metu jau visi įkvempęs 3 kiaušus. Jo, aš tikrai nenoriu. Slaisintos, reiškia, kumpio. Taip, visada prasilenkia. Vakarienė, tipo, nu, žinai, nu, tai 7 ten. Taigi visas džiaugsmas vakarienė, žinai, vynelis, sėdėjimas, viską. Nu, tai va, o jinai iki 6 valgo, kas 6 valgo Italijoje ten ar Ispanijoje. Pradeda nuo 7-8, žinai. Čia, tipo, kai važiuoti bernvakarį su bičiu, kuris yra ką tik suradęs naują paną. Jo, visiškai. Taip. Tai va toks. Bet aš manau, kad per atostogas kažkaip nulinami yra dalykai. Ne, čia buvo kaip tik pats pikas. Jeigu trunka eksperimentas, mėnesį, 2 savaitės. Negalima išmesti, tai va. Nu, tai žodžiu, ten rezultatai buvo kokie buvo, metama toliau grįžtama. Tai šiaip mūsų šaldytuvas tikrai socialinis darbuotojas galėtų priekaištų duoti, jeigu turėtume vaiką. Trūksta baltymų, riebalų. Nėra, žinai, ten mėsos gal biški yra, biški nėra. O tai tu, pavyzdžiui, o kaip dabar, nu tai dabar yra daržovė etapas, ne? O tai tu pats savo kažką parsitempi ar kaip? Aš parsitempiu, bet tai būna, kad mes atskirus dalykus. O tu valgai mėsą ir erzinėje, pavyzdžiui? Jinai nesiparina. Čia geroji dalis gal yra. Bet kiek turi kantrybės arba ryžto? Nu, vat yra užsispyrimas. Žmogus siekia tikslo, jinai, va, tipo varo, žinai. Ir keičiasi metodikos, keičiasi dieta, keičiasi, žinai. Nu, kažkaip įpročiai nuolat tas meniu kinta. Būna, kad mes kartu, aišku, valgom, bet vat, kai yra dabar etapas daržovių ir visiškai ten svorio, nėra ką mes, bet yra metama. Mes į ten 40 kg. Tai kaip cukinija geras vers. Nu, kažkas tokio. Tai gerai, o tai kada keisis etapas? O būna, pažiūrėjau, etapas, kuris ir tau tinka. Pavyzdžiui, vien tik keptos mėsos etapas. Arba vien tik alkoholio. Ne, pažiūrėjau, dabar šonkauliukų 2 mėnesiai. Jo, 2 mėnesiai šonkauliukai. Beje. Su iš krano bėgančiu, reiškia. Šiaip aš pataikiau ant vienos dienos. Kai jūs susipažinot? Sėdė, valgo moteris cepelinus su šonkauliais. Jo, po klubo nuėjome į Maką, tai buvo geriausia mūsų. Jūsų mečas. Dabar daržovės. Taip, daržovės dabar kefyras, biški feidina su daržovėm. Nes dabar buvo labai stiprus kefyro etapas. Buvo kažkur, reiškia, paskaitė, kad reikia gerti kefyrą. Geria kefyrą litrais. Aš tempiau, ta prasme, kefyrą. Paroj didžiumą dalį, geria kefyrą. Tai tau nereikėjo net šitais indeliais, nes tau reikėjo kažkokiais, nu, tipo, pramoniniu būdum. Nu, aš nežinau, kažkas atvyko pieninė, šlanga per balkoną. Girtą karvę ar suplaktą vežti iš karto, kad, žinai, kefyrą šitą iš spenių. Tai va, tai jinai geria tą kefyrą, bet yra taip, kad jinai geria dieną arba 2 tą kefyrą ir tada, pavyzdžiui, 3 dieną galima suvalgyti mėsos. Tai po ryte kefyras, bet per pietus galima steiko ir vakare galima steiko. Tai va čia aš tada pataikiau jo. Mes valgėm 2 kart dienos steiką. Okay. Viskas, ta diena, kita diena vėl kefyras ir tada nebeatsimenu, kažkas, man atrodo, daržovės, žinai. Klausykit, vyrai, bet neužsikabliuoja net ne vieno metodo, ne, tipo, iki galo, ne? Nu, tada kažkaip, tiesiog bando, siekia tų rezultatų. Taip, suprantu, tipo, atrasti savo. Atrasti savo. Klausimą. Bet turėsit atvirai pasakyti. Nu, mano žmona irgi, vat, pavyzdžiui, nuolatos. Jinai daro šituos. Labai dažnai prisigalvoja ten, žinai, ten šies. Tai čia yra kas padarė įtaką, influencerio įtaką, girdėjo, kad taip darė, bet aš sakau, jeigu dabar tu darai dabar beveik priešingai, nei prieš tai buvo kažkieno pasakyta, žinai. Nu, kaip ir prasilenkia dalykai, nes mes visą laiką, pavyzdžiui, vyrai visą laiką gyvena vidurkiškai tiesia linija prastai, žinai. Koldūnai, tipo. Mes tiesiog, hrenovai elgiamės praktiškai visą laiką ir save ten, žinai, deginam ir žudom. O vat jos laksto plita geležinkelį, žinai, į vieną į kitą pusę. Aš norėjau paklausti jūsų tiesiai, bet turite atsakyti tiesiai. Suprant, man irgi, pavyzdžiui, yra juokinga. Nu kaip, aš viduje žvengiu, aš niekada nesu to pasakęs ir nežinau, ar dabar nebūsiu, ar jeigu kitam podcast'e manęs nebebus. Ta prasme. Galvo, ko tu nepasakė. Supranti, kaip yra. Nu ten tipo kažkokia dieta, ne dieta, čia kažką, žinai, bet aš visada, nepaisant to, koks vėjas yra užpūtęs, aš taip mintise, kai mes su Agnyte susėdam valgyt, galvoju, o tau tiesiog neužtektų taip daugmaž 2 kartais mažesnę porciją įsidėti. Tai aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, ar jūsų žmonos yra ėdrios? Nes, pavyzdžiui, mano Agnė valgo tokį pat kaip aš porciją ir dar nuo manęs gali paimti. Vienu priesidimu. Geras. Dabar mes turime reikia atsakyti, žinai.
Tai gerai, aš pradėsiu. Nu, tarsi, jeigu taip gali, nematuoja, bet pabrėžkim tai, kad ji, viskas, tipo, ne, viskas neišeina į kūną. Tikrai, pavalganti. Ok, aš namuose gaminu daugiausiai, aš įdedu daugmaž po lygiai. Bet dabar, kas įvyko, pavyzdžiui, vakar, tai man dalį neatidavė. Ir dažniausiai tai būna. Biški daugiau. Jinai gal ir suvalgytų, jis sustabdo ir man ten, žinai, to kompiuko, tu donelę atiduoda, žinai. O šiaip, kaip aš sakau, mes atskirai kartais. Okay. Bet skirtingais etapais mums su Milda yra taip, kad iki neštumo, aišku, čia kitas reikalas, bet iki tol, žinai, porcytės, manau, kad po lygiai, kartais būdavo, žinai, jeigu steiko šliosą pjaustau, rodau, tipo supjaustau vieną gabalą, jeigu yra kokie 400 gramų, ne? Nežinai, kiek įsidėjai. Ne, aš rodau, žinai, jai ant peilio, tiek ar tiek, žinai, tai biški man mažiau, žinai. Bet dabar, žinai, kai tipo laukėmės, tai kur, žinai, irgi taip pat buvo supjaušiu, taip pusė, žinai, taip. Jau pusė, žinai, rodau jau pusę tikrai ir taip dar 2, žinai. Bet daugiau reikia, bet jo valgo panašiai, bet žinai, man atrodo, mes į kažkokius į tarpus kažko dar prisišudaliliojam. Kažko dar dasidedam, žinai, nes būna Milda, jeigu pavalgo, užmiršta tą temą. O aš dar kažką būna, žinai, pasigrambai. Bet man atrodo, kad kažkaip panašiai, žinok. Manau, kad mūsų santykis būdavo tok vidurkiškai, PM 5 mano, KM 5%. Kaip Harris ir Trumpo reitingai. Okay. O klausyko, jūsų moteris, tai turėjo šitos etapus, nežinau, čijas, žalių kokteilių? Oi, mano žmona, žinok, nuolatos turi, aš, pavyzdžiui, kai atsidarau tokia yra pas mus spintelė arba stalčiukas, pavyzdžiui, mano žmona dabar yra kažkiam papildų visokių etapę keistam, tokių, kur aš net nežinau, ta prasme, aš net neimu, nes man atrodo, kad tai gali būti ir nuodai, nuo kažkokių, nuo vabžių ar nuo kažko, bet pasirodo, ten yra maisto papildų. Tarsi nuolatos kažkas, žinai, ten. Buvo etapas lūpom pomidorus, buvo etapas lūpom agurkus, nes ten žievėjai. Tai aš ne vienas dar ačiū. Ten pusę kažko išmeti, pusę nedameti, žinai, tipo, žinai, ten. Tai man atrodo, kad jo yra ir jo labiau, kad tas, žinai, per influencerimo laikus, per... Čia gerai sakai, tiktokai, ne, kažkokie užneša, ne, kažkokia mada. Tai čia reikia, žinai, pasakė. Reikia būti ir šiek tiek atsargiam, nes, žinai, matai, kad ta vertybė, kur buvo vertybė, po 3 savaičių nieko nebereiškia, žinai, pofik visiems. Mes vienintelė reklama, kurią mes su mis 3 patikėjom, tai ta Utenos, reiškia, sena reklama, kur dėžė ištraukė, žinai, iš ežero. Tai išsifiksavo ir vienintelis dalykas, kurį mes vartojom ir nepakeitėm. Biručiai, grįžtam prie temos, kuri bus 1, 2, 3, kiek čia dienų, kelios dienos, rugsėjo 1 diena. Visi susiję, visas pasaulis, visa Lietuva susiję, kas vaikus leis. Tu jau pasakei, žinai, vaikai išeis. Back to schoolas. Mūsų back to schoolas. Tai nežinau, ar noris labiau mokyklos laikus prisiminti, dar galim, gal vyresnės klasės. Ir galime prisiminti, aišku, studentavimo laikus, nes čia yra tikrasis gyvenimas. Mokyklai ką, galima, nuo kokios nors ten pradėti, ten 9. Būdavo labai įdomu, pavyzdžiui, vis tiek, man, jau vyresnėse tokiose klasėse ir aš manau, kad čia yra normalu ir nieko, man būdavo tiesiog... Galiu atspėt, aš manau, kad tave pažįstu. Ant kiek padidėjo tavo mėgstamos klasiokės liemenėlės dydis? Nebūtinai, svarbu, kad visų būtų padidėję ir jau daug... Kad visų, bet tikrint. Aš sirgdavau už visas, žinai. Ir šiaip iš tikrųjų jau nuo kokios 8 klasės aš kai supratau, kad čia jau dabar bus reikalų, velnioniškai laukdavau rugsėjo 1, kas kiek driokstelėjo, žinai, tipo, ar yra, žinai, kažkas ten užaugė. Tai ir visada pradžiugindavau, kad būdavo, žinai, kažkas. O kad panoms, pažiūrėjau, apie bernus, ką tu ten pasakysi, žinai, mes taigi ne šuolininkai per kartį, žinai, olimpinėse žaidynėse. Taip, nepasimato. Iš karto. Bliam, tas bičas nerealus. Prie šuolininko per kartį. Jis numetė kartelę ir iškrito iš olimpinių žaidynių atrankos. Jis pofik, tas aukso medalis, palyginus to, ką jis iš tiesų laimėjo. Ne, bet dabar jūs matėte jo kokio dydžio? Ar jis buvo pažiūrėjęs? Nu, kaip stabdė jo, ten geras. Girdėt, kad jam porno industrija siūlė 100 tūkstančių. Ta prasme, tai yra nuostabiausias nepatekimas į pusfinalį. Blemba. Kai tu laimi viską gyvenime. Iš tikrųjų, aš dvėjoju dabar, ar aš palaikau šitą bičą, ar tą turką, kuris atsipūtęs. Šaudęs ranką kišenį. Kuris yra kietesnis? Blemba šliosenis yra geras. Miksą turką šaudo ir su dideliu štolciu, ta prasme. Tai va, užfiksuota visam kombo. Jeigu jis būtų šojęs su savo štolciu. Metų sportininkas. Pretenduoja tapti. Man šuolininkas su kartimi. Gerai, grįžtame į mokyklą. Tai tau, žodžiu, 8 klasės laikai būdavo apie tai ir
šiaip aš buvau labai socialus žmogus, man patiko mokykla, nes mokykloje mes darytum daug dalykų ir man rūpėjo ją grįžti, nes vėl prasidės diskotekos nemokintis, bet užklasiniai dalykai. Bureliai, diskotekos, vėl kažką darysim, vėl eisim, vėl būsim, vėl prasideda veiksmas. Rūpėjo, supranti? Laukdavau. Tavo? Mano buvo, prisiminimai tokie jo, kad mes galėsim aišku alaus atsigerti. Aš buvau toks vienas iš keistesnių, nes, atsiprašau, šniūras krenta. Man klasėje vienam pirmųjų parduodavo alkoholį. Nes aš... Kas? Parduotuvėje. Darbų mokytojas. Nepilnamečiai. Bet tai sakai, visi nusipirkdavo, bent jau plungį bėdos nebuvo. Nes aš atrodžiu kaip studentas. Visi būdavo su kuprine, o aš 10-11 būdavau su ta tašiuke tokia, žinai, tokiu portfeliu. Elektriko tokio reikalais. Portfeliu, bet aukštesnio lygio. Ir ilgas paltas juodus toks, žinai. Ir tipo kinukai dar. Tarp iškrypėlio ir vyresnio toks. Minsko iki man parduodavo, patikėk, vilpalų be jokių. Ir savo žemų. Labadiena. Labas vakaras, sako jau rytas. Ir tipo alučio. Tai va, kažkaip neklausdavo, tikrai, nes ta tašiuko, paltas ilgas, žinai, kiniai. Bet tu įsivaizduok, Sauliau, tu kalbėjai apie Vilnių, aš viską suprantu. Mes, pavyzdžiui, plungiai, tai būdavo nuostabu rugsėjai grįžti į mokyklą, jau 10 gal 11. Pačiam plungės centre priešais policiją būdavo kad pedėlė, tokiais dideliais stikliniais langais iki žemės. Ir per laisvą pamoką vyrai ten nulinguodavo po vieną mažą. Ir parduodavo easy. Sakydavo, ten truputėlį giliau. Už tokio vazono sėdėkit ir ramiai. Kad auklėtai nepamatytų. Gerai. Ir čia yra Plungė. Kokia tavo mokykla, kaip vadinasi? Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla. Skamba gerai. Geriau skamba, nei kad išlavinimą davė. Visos aplink paslaugos reikiamiausios. Policija, kad pedėlė ir laidojimo namai. Okay. Yes. Mano trim pirma, kaip čia Tuskulėnų, reiškia. Tuskulėnų, dabar jau gimnazijoje. Bet aš atsimenu, kad mes tokiu, reiškia, klasiokų sėdėdavom per istoriją gale ir mes atsineždavom 11 klasėje kavos, reiškia, termosą ir gerdom kavą per pamoką, nes buvo labai fainas istorikas, žinai. Jis... Kavos termos. Taip, kavos termos, gerdom kavą. Po to mes įsigudrinom šiek tiek įsipilti šito. Tos kavos. Per pamoką. 11 klasė. Jeigu jau geri kaus, ten skirtumas, žinai. Jo, ir mes kažkaip, žinok, buvo, kaip pakvasindavom galiniam suolę, aišku, pradėdavom truputį žvengt. O istorijos mokytojas turėdavo tokį metodą. Jis pasakoja, ramiu balsu pasakoja ir ten pirmo, kas įvyko, pasakys Saulius, žinai. Ir tu, aišku, neišgirsti nei koks klausimas, nei ką šitą. Taip atsakymą, ir rašo 2. Sako, ką apie žalgirį gali pasakyti? Sakai, 70 laipsnių. 70 laipsnių, jo, kažkas tokio. Tada jis kalą kuolą, nes būdavo, kad neįmanoma sudrausinti, mes tada jau klausom, žinai, tokie. Tai va, būdavo istorijos pamoka, žiauriai fainas istorikas, jo. Okay. Leisdavo mums... Taip. Aš ieškai, Telšių rajonas, Janapolis, vidurinė mokykla. Tuo metu dar buvo mokykla. Vidurinė mokykla. Paskui mokykla, sakau, dabar senelių namai. Bet džiaugdavais, nes pabėgdavai nuo darbų, ar ne? Tai žinok, tu labai gerai pastebėjai, kad man vasaros pabaiga, čia kaip iš Donelaičio, žinai, apie būrų gyvenimą, žinai, tam tikras pabėgimas iš vergijos, žinai, 12 vergijos metų. Viskas žinai, ten daug ko išmokom, smagių dalykų, bet vasarą tu neturi nei vaikystės, nei paauglystės, tavo reikalas yra dirbti ir daryti. Ypač paauglystėje. Travacho, kaip sako. Travacho. Travacher, jo, dirbti. Kaip buvau sakęs, kai tau, žinai, 14 ir mes turim ūkį, nusprendžiam ūkininkauti ir tėvas ten susimetė su kažko nuperka traktorių, bet pats tėvas teisų neturi. Mes tik žirgą mokam prajodyti, žinai, daugiau nieko. Tai tu nuo to laiko tu dirbi. Tai pabėgimas vasarą man būdavo, tarsi, į mokyklą, tai dėl tos priežasties labai fainas. O kitas dalykas, aišku, socialiniai dalykai, tai viskas, faina bendrauti su chebra, bet yra toks dalykas, toks reikalas, kad mano mokykloje, kai jau aš jau mokiausi tose vyresnėse klasėse, jau mažėjo labai ta visa, žinai, periferijos bendruomenė ir mūsų klasėje, aš esu sakęs turbūt kažkada, jums buvo 4 mokiniai. 12 klasė. Ne, nuo 10 klasės mes likom 4. Iki 9 klasės buvo 9. Kas būdavo jau, vidurkis, 10 mokinių, kaimo mokykloje. Tai va, yra 4 mokiniai. Ir vyksta pamoka, ir vyksta mokiniam. Jo, tai vyksta pamokas, bet, žinai, tokiu labai įdomių metodų. Įsivaizduok, kaip mes dar pasimam vieną žmogų, ir tu su mokytoju, jo privatas, visiškai privatus šokis, visiškai, žinai, ir tu su tuo mokytoja, visus dalykus, per kiekvieną petį, tu supratai. O, geras. Kadangi aš dar mokiausi, truputėlį gal bus šiek tiek geriau, žinai, bet, pažiūrėjau, koks nors ten kitas klasiokas, koks nors, žinai, ten, kokiam nors ten, žinai, Dariui, reiškia, neįdomu visiškai literatūra, bet jis fizikoje, žinai, matėkoj, puks gaudo, žinai.
gal ten Mindaugui kitam, pusę klasės Mindaugai sudarė, nes kitas klasiokas Mindaugas ir Jolanta, mano draugė, nebūdavo. Nu, ta prasme, pusę klasės Mindaugai, čia galima užduoti klausimą, reiškia... Kas tais metais buvo, koks serialas rodomas gal, ne? Dėl Mindaugų. Neįsivaizduoju. Tai, ta prasme, tai natūraliai, kad vis tiek tave, nu, ta prasme, nuolat išdrožė, žinai, ta prasme, tu turi kažką pasakyti. O, viešpatie. Tai nėra šansų praslysti. Be šansų, bet man patikdavo, aišku, tada humanitarinės pamokos, ta prasme, jeigu yra lietuvių literatūra, ta prasme, jeigu yra istorija, tai taip, žinai, su istoriku, su Adomu, sėdėm, ėmė savo, žinai, hebra neįdomu, biškai neįdomu, nu vienam gal iš jų, žinai. Nu ir mes dviesi, žinai. Bet tai neturėtų būti geras privačią mokyklą. Taip, tai visi privačių gimnazijų, ta prasme, visi auksinio jaunimėlio atstovai. Nesupranta, kas tai yra. Jo, rūkykiai, žinai, išlepų, žinai. Tai, žinai, va čia yra santykis. Bet, žinai, tuo pat metu būdavo, pažiūrėjau, man matematika ar kokia, nu, fizikos mokytoja buvo labai faina, žinai, dar kažką apžaisdom, bet, pažiūrėjau, matėko, kur tikrai turi, nu, išmokti, nes reikės eiti egzus. Lema, man buvo kančia, nes šiandien tave čiupinės, ta prasme, žinai. Ateini į bordelį, žinai, dirbi jame ir tu žinai, kad šiandien vis tiek bus, nepraeis niekam pro akis, ta prasme. Kad ir kaip atrodai, ta prasme, šiandien būsi, žinai, išgvaltavotas. Pačia geriausia prasme, gerbent mokytoją, žinai. Tai va, bet aišku, žinai, ten kiti dalykai, nu, klasė jau yra, kad brandolys, kad tusovkės, kad reikalai, tai čia jau yra, nu, visiškai, ta prasme, totalus reikalas. Bet man, aišku, reikėjo priprasti prie to kito, žinai, prie to šuolio, išėjimo, išvažiavimo iš periferijos, iš kaimo, išvarimo į, reiškia, Vilnių. Va čia, žinai, čia kitas etapas, nežinau, ar mokyklos etapą mes dar kažką mokyklos etapą turime. O, geras. Nu jo, nes ten viskas paprasta, mokyklos, kaip ir visi, išleistuvės, viską ten, žinai, nu, pabaliavojom, pabuvom, ten palidėjom saulę, nu ir kaip ir viskas, nežinai, bet tada prasideda, tipo, skirtingi atvažiavimai į tą patį miestą, nes visi studijavom Vilniuje. Tik Saulius atvažiuoja iš Žirmūnų, tiesiai. Iš Žirmūnų į Senamiestį, filologijos, reiškia, fakultetą, lietuvių filologiją studijuoju. Netoli važiuoti? Aš atvažiuoju į Pedagogiškę studijuoti filologijos, ta prasme, į VPU. Tu atvarai iš Plungės į Lietuvos muzikos, kino ir teatro akademiją. Studijuoti kultūros vadybos. Tiesiog į akademiją, muzikos akademiją. Puikiai. Vadyba. Bet tu pačioj pradžioje, kaip tu pasakodai, nes tu jaunesnis, tu irgi jaunesnis, dar jaunesnis, tu pasakokai, mes jau prasutikome vieną, tu turėjai tokių, žinai, kursiokų visokių, kurie jau kažkur buvo žinomi, kažką darė. Pas tave kontekstas toks platesnis, žinai. Ten buvo kursas toks, ten buvo toks kursas keistas surinktas, nes ten galėjo stoti, ten buvo stojamieji ir ten galėjo stoti žmonės, kurie, meluoju, tą nebuvo, bet žodžiu, kažkaip ten priėmė ir vyresnius, nebūtinai. Nu, pavyzdžiui, aš studijavau kartu su Aro Weberiu. O, naktinės personos. Jo, aš studijavau su Marija Tarasova, jinai to garsaus būgnininko dukra, kuri organizavo jau tais laikais didžiausius Lietuvos koncertus. Jinai dirbo įmonėje, kuri veždavo didžiausias užsienio žvaigždės į Lietuvą. Jinai darė tą darbą. Jai reikėjo tiesiog diplomo, bet ji buvo profė tame. Jo, jai tiesiog reikėjo mokslų, žinai, nu, tipo, reikėjo diplomo, kaip sako. Ir kiti buvo tokie tipo mūsų. Dabar supratau, kad čia avies spira yra. Kiti buvo mūsų amžiaus, žinai, bet aš Konkorėžis. Valykis mano marškinius. Konkorėžis. Valykis Sauliuko marškinius, nes jis jau... Ne, rimtai, čia ne Konkorėžis. Čia kažkoks ne Konkorėžis, žinok, buvo. Okay. Nu, žodžiu, tai va, tai tas buvo įdomu, bet šiaip įdomiausia tai... Ne, tie mokslai, nu... Einam į gilumą. Esmė yra kokia. Ką tu randi? Ką aš randu? Sociumo prasme. Aš atvažiuoju, matai, aš pasielgiau neprotingai, vaikai, nieks taip nedarykit. Buvo labai prasta pas mus situacija su bendrabučiais, jų paprasčiausiai nelabai buvo. Čia Giedraičiuose Hebra gyvendavo, ne? Jie gyvendavo kažkur aplink Kalvarkės. Nu tai Giedraičių gatvė. Tai turbūt jo, tai žodžiu, bet ten nelabai buvo. Tai tau reikėjo panos Vilnietės, reiškia, su butu. Ne, nu aš tuo metu turėjau merginą, aš galvojau, kad mes visą gyvenimą gyvensim. Jūs abu atvykote atvykom, nes jinai atvyko studijuoti. Ir mes išsinuomavom butą, aš, jinai, o kitam kambarį dvi iš matymo pažįstamos irgi plungiškės. Dailios, tikrai gražios merginos, bet mes su jom iškart pradėjom nesutart, nu ir ten, žodžiu, visai. Liūdesiukas. Tai aš labai gailiuosi, aš neturėjau bendrabučio, supranti, patirties.
Taip ir neteko paragauti, dėl to labai gaila, nes aš manau, kad bendrabutyje vykdavo. O ką, mano labai paprasta klasika. Aš atvažiuodavau 3 dienais po savaitgalių, 3 dienom paruoštais kotletais, kuriuos tingėdavau šildytis ir tada dar atveždavau, mama įdėdavo šaldytų, aš į kameras įdėdavau šaldytus kepsnius. Nu ir tipo grįžti po paskaitų ir tu, tipo, ten kriauklė, žinai, jie tipo atšyla, nei ką valioji, nei ką, arba galų gale šaldytą, tokį kaip lyg. Na, bet iškeptas jau. Ne, žalias, bet tokį žalį įmeti į keptuvę. Jis tas desertas močiai yra, jis kotletas. Kas bandai, išoriai. Atšyla vidai šaltas. Tokia, gerai bus, žinai, be salotų, be nieko, ten su duona kažką. Ir viso gero. Gerai, tai čia toks buitis, paskui perėsime į tusovkės ir kitus reikalus. Tu, va čia visą laiką galvodavau, žmogus gyvena Vilniuje, studijuoja Vilniuje, gyvena Kaune, studijuoja Kaune, Klaipėdoj. Taip. Ta prasme, o Vilniuje kaip yra, ne? Tu nuo šito dalyko, kad tu gyvenai pas tėvus namie. Jo, aš gyvenau, po to aš vėliau išsikraušiau, pradėjau nuomoti, reiškia, butą, bet aš turėjau tą patirtį barako Danijoje. Aš mokiausi Danijoje 4 mėnesius. Na, prašau. 4 mėnesius, jo. Man antram ar trečiam kursė, nebeatsimenu, gavau tokį pasiūlymą išvažiuoti į Daniją, tokią programą, tipo, kur atvažiuoja naujai Europos Sąjungą įstojusių šalių studentai, po 1 arba 2 iš šalies. Ten yra didžiuma Danų, dar šiek tiek Islandų ir tokių, žinai, Lenkų, Vengrų, Lietuvių ir ten kažką. Tai va, ir aš atvariau vienas į Daniją, mokėdamas šiek tiek angliškai, žinai. Ten buvo dar vienas lietuvis, bet nesmė, ne to važiavai, ne lietuviškai bendrauti, žinai. Ir sutikau daugybę, ta prasme, hebros, žinai. Tai va, tai ten aš išmokau, pavyzdžiui, lygint marškinius, tipo, nes aš, žinai, nelygini namuose. Tu atvarai, tu supranti, kad čia yra visa buitis, kurią tu turėsi dabar. Pats viską pasidaryti. Galų galia ten lygintuvas, nes kad barakė pas mus būtų buvęs lygintuvas, tai žinai, Danai, visko ten buvo. Visko turi, kiti laikai. Visko yra, jo. Ir buvo įdomu, kai aš vienas ten variau, ten belekas buvo. Pirmiausia, tai, žodžiu, aš kai atskridau į Kopenhagą, reikėjo važiuoti traukiniu, į kitą Odensę salą. Ant kiek aš buvau kaimukas, aš nebuvau matęs modernaus traukinio. Aš nusipirkau bilietą. Aš nuėjau į stotį, atvažiavo traukinys, pradėjo žmonės lipt ir aš su dideliu lagaminu bėgu ir užsidaro durys, žinai. Bėgu link kitų ir užsidaro. Man kažką rodo per langą žmonės. Push the button. Būtent. O aš nežinau, aš nebuvau matęs tokių dalykų, dar Vilniuje nebuvo to. Ir aš bėgu, turi paspausti mygtuką, kad atsidarytų duris. Tas traukinys nuvažiuoja, aš galvoju, aš sumokėjau ką tik 200 litų už bilietą, aš praradau, kaip aš... Ai, tu sakai, tu negali važiuoti tik to laiko traukinys? Aš taip galvoju viską, aš kasą sakau, duokit man kitą bilietą, sako, tai neišvažiavot, ne, tai galioja, sako, čia visą dieną. O, dėja, kaip gerai. Visą dieną tas pats bilietas. Ir tada aš stebėjau, ir visą dieną nespaudė mygtuko? Aš stebėjau. Ateina vakarė 10. O, nenoriu grąžinti bilietą, gal rytoj gali pratęst. Tai kaip filmas Terminalas, neišskrenda. O kas buvo, aš nepaspaudžiu. Tai tu esi 2000 kažkelinti metai. Ir dar žiūriu, stebiu, kaip kiti traukia, mygtukas yra, tipo, korpuso, žodžiu. Ir tai aš atvykstu į tą mokyklą, pasitinku kažkokią mokytą, sako, eik, ten barakus, susirasi kambarį tavo, ten B12 ar kažką. Ateinu ir parašyta ant durų Saulius Zvirgzdas ir Gyula Benda. Ir aš galvoju, oh my god, aš gyvensiu su pana. Gyula Benda? Gyula Benda. Ir aš galvoju, oh Gyula Benda, pagalvokim kokia. Ir Sauliuko jau suspurdėjo. Gyula Benda, sakyčiau, galėtų būti vardas turkiškas Gyula Benda, bet aš spėjau, kad čia yra Vengrija. Tu visiškai pataikiai. Ir mano kambariokas yra vengras. Gyula Benda, žinai. Ir aš aprasu to lagaminu, aš žiūriu, blėt, kažkokių daiktų padėta. Žiūri Gyula lovai, Gyula Benda. Ten čia jis pedantas buvo, žinai, gražiai pridėtų, blėt, nejaugi merga, tarsi rimtai, dabar kelis mėnesius su merga. Ir nieko, aš čia kažką lagaminą. Bet tuo metu tu tam nepasiruošęs. Ir girdžiu žingsnius, dun, atsidaro ten pirmos duris, toks įeina kambariukas antras, ir įeina irgi toks va, 1,9 m. Gyula. Čia saplaukęs Gyula. Hello, žinai, toks. Bossa megefoskolė apkurvo neadat, žinai, kaip pato išmokė ten vengriškai, sakiau, žodžiu, žinai. Kambarė. Ege šegedrė. Ir kaip sekė su gyventi? Gerai, Gyula Benda, reiškia, į Odensę, į Daniją atvažiavo iš Budapešto su mašina. Alfa Romeo, raudona. Kaip ir ne kas kitas atvykęs, reiškia, irgi tu su savo mašina atvykai. Ir mes kuo nenoriu. Fantastika, mes kuo puikiausiai sugyvenom. Kuo puikiausiai sugyvenom. Supratom tada vėliau tokius dalykus, reiškia, kad yra netoli Lidlas ir sekmadieniais mes važiuodavom, aš, kitas vengras ir lenkas, apsipirkti Lidlę. Pirkdom alų, Tuborg alų,
nes tik jį galėdom pirkti. Buvo Lietuvoje litai, ten buvo kronas, buvo žiauriai brangu, tai buvo nesuvokiamai brangu. Mes pirkdom 12 alaus 033 Tuborgo su dėžė. Ir po to gražinį dėžę ir su tušiais buteliukas. Iškart dėžė, taromatas iškart su dėžė. Paima. Šitą ir sumokė tik už alų. Ir mes laikydom duše alų, kraudom taip dėžėm, žinai, iš bagažinės. O kiek kainuodavo tuo metu, labai įdomu. Nes aš suprantu, kad jau maistui nelabai pasilikdavot pagal išlaidas. Mus maitindavo, bet ten, žinau, kažkokio ekstra maisto labai, aš nepasakysiu, žinau. A, jums davė ir maitinimą ten? Būdavo, nu tai mokykla maitino 3 kartus per dieną, pusryčiai, pietus, vakarėlį, bet vis tiek norėdavos kažką degti. Mes norėdavom stipriau. Tai pirkdom degtinės, pirkdom spiritą. Būdavo Lidle apatiniai lentynės. Traukinių stabdžių skystį. Kažkoks spiritas kažkam gaminta, nežinau, ar pienai vyšnė, ar vatokska, tipo. Tai net ne vodka. Vodka buvo aukščiau. Vatavą imdom pigiausią, žinai. O tai ką, jūs kiesdavot su alum ar su kuo? Jo, šiaip jau tu pataikai arba su sultim. Bet ta prasme, tu pataikai išvažiuoti vieną brangesnių Europos šalių. Taip. Dabar ten apsilygina kažkas, bet Danija, ta prasme, nu ten. Tai įsivaizduok, ten buvo Norvegija, Danija. Lenkai irgi, atsimenu, reiškia Lenkas Michal irgi, blemba, sakydavo, čia tai brangu. Mes realiai, kaip mes sukdavomės, mes vogdavom tuščius butelius pačioj mokykloje. Būdavo taip, kad buvo vakarėlis, Rusija yra pulo stalas, yra stalo fulė, ten vykdo, ale bariukas, žinai, kaip atsineša savo gėrimų, kolos, mergos ten kažką pilsosi. Mes laukdom, kol visi išeis miegot, jo, ir visi palikdavo butelius. Aš dabar labai gerai atsimenu vienintelę kainą, tai už 2 litrų kolos butelį depozito duodavo 2 litus. 2 litus išvertus kronas. Čia pralobti buvo galima vežti iš Lietuvos tos butelius. Bet nemotyvuota kainų, kodėl? Nes tu pirkdamas sumoki turbūt. Jo, tiesiog depozitas. Pirkdamas jau sumoki 10 centų. Tai tas kolos 2 litai buvo tada. Tai mes, ta prasme, eidom į tą rūsį ir tuos butelius. O nesimuždavo žmonės dėl tiesiog šklenkės numestos tuščios, ta prasme? Tai čia mes gal 4-5 bomžaudom. Bet vietiniai, net bomžam dzim buvo, ne? Ten dzim, ta prasme. Bomžas, žinai, Danų bomžas, kur tingi kelti. Ta mokykla kaime ten, nežinau, bomžų nebuvo. Ir įsivaizduok, mes tos butelius į maišus naktį, tada į dušą, kažkur įspintos į kambarį ir tada laukdom sekmanės vėl važiavimo diena, Giula benda užkorė alfukę. Sukraunam visą tuščią tarą, kiti stebėdavosi, hebras rimtai tiek, žinai, su šiukšliniais maišais neši grūdį galą, taip pat. Bet tai čia solidi sumelė. Kas išeidavo, pavyzdžiui, pilna, Alfa Romeo mašiniuką? Tai išeidavo tas alaus po porą gal dėžių ir tos degtinės arba kažkaip, nežinau, čipsų geriausiu atveju. Bet tikrai mes... Apie studijas, ką išmokai, ką toj Marazmus programai gavai, nieko nepasakai. Bet čia yra tas tikras gyvenimas. Bet čia yra atsiminimas, jo, tas studentavimas palėtė tą temą. Mano tema, man atrodo, kad man buvo radikaliausias pasikeitimas. Plungė jau yra, žinai, jau yra miestas, Vilnius, ten, ta prasme, kamo, tu aukštumoji vis. O tu čia, irgi kainos panašios, bet tu čia atvarai iš visiškai skirtingo konteksto, ta prasme, iš totalaus, absoliutaus kaimo. Aš aišku, sekdavau įvykius, kas vyksta, žinai, už horizonto, žinai, kaip pas Juozaputę aprašyti, kas už to horizonto. Man laik turės ištrūkti pavelnių, žinai. Bėgti, velniop iš ten, ta prasme. Kuo greičiau. Vien dėl tų darbų ir dėl to, kad tu neturi kažkokios vaikystės, jaunystės, dėl to, kad tave tėvai myli, giminė nuostabi, viskas, žinai, bet tiesiog tave dusina šitą aplinką, žinai. Bet jo, ta pradžia, aišku, ten viskas vyksta kaip ir turi būti su provincijos žmonėmis, tašė pilna mėsos, žinai, mama ten taip stengdavos, taip darydavo, ta prasme, kosmosas, žinai. Ten kotletai, visa kita. Tai dėl to aš dabar iki šiol galvoju, kad mano kambariokas, reiškia, Stasys ir iš dalies Doncė, žinai, liko gyvi tik dėl mano mamos kotletų, nes realiai mes būtumėm numirę tiesiog, perdžiūvę, sudžiūvę, aš nežinau, kas yra. Okay. Jo, ir tada važiuodavai. Žinau, pradžiai ilgesys spaudė, žinau, kas savaitę varydavo. Kas savaitę traukinukai, telšius, žinai, atvažiuoja, pasiema, žinai, kas čia vyks. Bet tas pirmasis važiavimas, žinai, tipo, kaip čia atvažiuoja, traukinys gal per brangu. Stengiuosi visur taupyti pinigus. Nes aš negalėjau suvokti, kaip aš esu pirmam kursui ir matau, hebra nueina į kioską ir nusipirka kolos. Už kažkiek pinigų, už 2 litus. Aš negaliu suprasti, tipo, šitą šūdą už 2 litus ir tu išleidai pinigus tik kolai. Toks, žinai, tipo, mentalas. Kažkokių ten rūbų, kadangi strojkėse dirbau vasarą, susitaupiau pinigų kažkiems rūbams, kurie
mane reiveriu vadina, nes tai buvo taip nebandinga ir taip keista, kad aš taip nepataikiau nusipirkti. Pirmasis hipsteris Vilniuje. Reiveris, ar sakytų, kislotnikas. Kislotnikas. Jo, nors aš tipo filologas, žinai. Nu ir tada aš esu gal pasakojęs, tas mano atvarimas į baraką, pirmiausia yra įdomus to, kad aš susitariu su Žemaitijos pieno vairuotoju, kuris mane paims į kažkokią mašiną, tie laikai, kur dar vež, bet sako, kažkaip viduje nėra, nes dviese važiuoja. Aš važiuoju ant sviesto dėžių priekabui. Į Vilnių. Ant kažkur, ne, ten nebuvo šaldikas, bet ten buvo kažkokia produkcija, kuri buvo paprastoji. Būda tokia. Būda. Aš ant dėžių atvažiuoju į Vilnių. Mane paleidžia. Jo, tai pravažiuos rančos, reiškia, šitas gyv. Elektrinis žirgas. Nu, tie birbalai. Jo, atvažiuoju į Vilnių, mane paleidžia, atsimint, Algirdo gatvėje, kažkokiu būdu nusigaunu, aš nesuprantu, kas yra trūlikas, kodėl jis važiuoja laidais, ta prasme, bet realiai, tada atvarau iki savo barako, žinai, gaunu ten raktus, visur yra nuolatinis stresas, man viskas atrodo kaip kosmosas. Aš idu pro Seimo rūmus, ta prasme, žiūriu, o čia tai Seimo rūmai ir ne, nu, mane tiesiog tas miestas taško, aš esu nesavas, aš nesuprantu, kur esu, nors nebuvau kažkoks silpnas žmogus. Atvarau baraką, ten pas, reiškia, barako valdytoje, ten direktorė, žinai, išrašo kažką, kambarys. Žiūrėjau, koks tas bus mano kambarys, žinai, nes tam visam mūsų bendrabutė 5 aukštų. Ševčenkos gatvė, ar ne? Ne, ten buvo studentų gatvė šalia Pedagogiškos, o paskui Švitrigailos gatvė aš gyvenau. Ševčenkos buvo mano fakultetas. Aš varau į 4 aukštą, einu, čia, žinau, kad bičių kambarių yra nedaug, einu, čia 4 duše ir galvoju, einu ir taip iš tolo matau dešiniai pusiai, duris. Apdegintos, aprašinėtos ir net nėra beveik numerio ir aš galvoju, Dieve, kas ten gyvena, ten satanistų namai, galvoju, o Dieve, aš galvoju, tikrai taip negali būti, nes kažkaip netaip išsiskaičiuoju ir numerio net nesimato. Aš praeinu 426, duris irgi 428, duris nekokios, toks tarpelis ir suprantu pagal skaičius, kad čia turi būti 426. Ta prasme, tas. Bandau imti už rankenos, nėra rankenos. Durise yra skylė. Va tokia skylė vietoj rankenos. Akutė gal ten? Duris yra išspirtos. Duris yra išspirtos, ta prasme. Sveiks atvykęs. Super. Atidarau duris. Tuo metu aš net gerai neatsimenu to momento, bet tai yra man kažkokia siaubo akimirka. Atidarau duris. Ta prasme, visiškai toks kinematografinis vaizdas, toks, žinai, ta prasme, Puipa, žinai, Tarkovskis, kažkas, žinai. Lovos apklotos baltai, žinai, jokių ten antklodžių nėra, ta prasme, tų tokių gražių, žinai, pledų. Reiškia, 4 lovos, ne, viena lova čia ir viena taip palei langą, žinai. Toj lovai, priešais tokį stalą, sėdi bičas, ta prasme. Ilgais plaukais tokiais palaidais iki čia, su barzda. Aš žiūriu jį ir galvoju. Skamba kaip vizija, ta prasme. Jėzus. Sėdi Jėzus. Aš sakau, ten sveikas, kažką, žinai, ir jis taip, sveikas, žinai. Toks kaip ir kuklus, bet matau, kad manęs turbūt nemėgsta greičiausiai. Iš karto. Kažką parodo, kur čia lova, aš iškart į dešinę tiesiog, tai fenkšui man į dešinę, pasidedu dalykus, sėdi, žinai, kažką. Ir pasirodo, kad tai sėdi, žinai, tikrai pats vienas geriausių pasaulio žmonių, žinai, ta prasme, šiaip fainas, žiauri fainas bičas. Doncė, kur kažkai žaidžia. Donatas Petrošius, gerasis D tuo metu jis vadinasi, žinai. Bet tuo metu toks įspūdis. Ir po biškį pradeda ateidinėti žmonės. Antras mano kambariokas yra iš Telšių. Ir tai turbūt buvo didysis džiaugsmas, Stasys, žinai, iš Telšių jau, ten daug metų baigęs mokyklą, vyresnis už mane, kaip daug, 4 metais, žinai, atidirbęs trojkės, atvaro studijuoti, nori žmogus. Ir mes jau randam kažkokį ryšį ir abudu. Žemaitiškai, kas čia bus dabar? Čia reik bėgti, ko darom, kas čia bus, kaip mes čia gyvensam, žinai. Nu ir paskui vis daugiau žmonių ir mes jau išeinam, žinai, į panerį, jau visi, žinai, o čia, žinai, ką skaitei, ką klausės, kokios muzikos, žinai, filologai, rašytojai, aš knygą išleidau, žinai, ten vienas kažką ten prasigėrė, kitas kažką, žinai. Nu ir tada prasideda jau ten alutis pasakojimai, žinai, ir tada mane pradėjo įtraukinėti šią atmosferą, į ką tai visą tai išvirto į tokį gyvenimą barakę, kad aš barakę gavau 7 arba 10 kartų daugiau žinių, tiek tvarsme, ten literatūros žinių, muzikos žinių, 7 kartų ar 10 daugiau, nei kad univerę gavau, nors ir viskas ten irgi pas mus buvo viskas tvarkoje. Tai buvo antiek faina, nuplyšus, nutrūkus chebra, žinai, kurį įtraukė, nuolatinis tusovkės, žinai, tai prasme, tokios pas mus liūdnas, labiau mes neįdavom į kabakus niekur, nei mes vietoj sėdėdavom, žinai, liūdėdavom, kažką klausydavom, mes neturėjom teliko ir nežiūrėdavom, aš nežinau, kelis metus nei kas yra radijas, man dingo viskas, televizorius, žinai, nežinau, nieko. Okay. Kol baigiau visus tuos metus. Tai grįždavau namo per atostogą, žinai, aš žiūrėdavau televizorių visą laiką. Sėdžiu, pažiūrėjau, 3 dienos, 2 dienos žiūriu televizorių, žinai. O ten rodo meksikietišką šūdą, muilą rodo. Serialą.
Ir aš viską žiūriu, aš turiu 2 savaitės atostogų, aš kiekvieną dieną žiemą sėdžiu ir žiūriu. Nuo ryto iki vakaro televizorių. Iš pradžio atmesdamas, kas čia per nesąmonės, o paskui man tiesiog įdomu. Žmonės televizoriui. Tai va, žinai, tai va nuo to visiškai paprasto kaimo popso aš patekau visiškai kitą atmosferą ir, žinai, nu ten visi jo nuotykiai barakė, nesąmonės, ką mes darėm, studentų atstovybė, čia yra, nu, žinai, jau dar kita tema. Bet ta pirmos dienos, prasme, nuo visiško šoko iki tokio džiaugsmo, paskui to skambučio mamai, žinai, sakau, blemba, kažkaip labai keistai jaučiuosi. Ir tiesiog pripažinau, kad labai keistai jaučiuosi ir turbūt net norėčiau dabar spausti čia kažkur velniop, žinai. Bet kažkaip įsibuvau, prasilaužiau ir nors nebuvo lengva, žinai, atmosfera buvo ganėtinai tokia surrealistiška, žinai. Nu, aš, pavyzdžiui, dar prie šitų dalykų, kas man buvo didžiausias šokas, žinai, nusprendė, aš ten irgi neišleidau dar vieną, nes aš turėjau ten tą silkę mašiną, buvau laimėjęs, žinai, po lažybose ir su tą silkę... Palauk, tu buvai laimėjęs mašiną lažybose? Jo. Biški papasakok. Nuostabus žmogus, dabar jau amžinatilsi, mes su juo daug dalykų padarė, jo vardas irgi Gintas, tiksliau Gintautas Vaitkevičius, buvęs Vaitkevičius. Jisai turėjo net ir panašumo ir jį visi vadindavo Plungės Valinsku ir jis ten Žemaitijoj labai gerai sukos, vedė renginius, ten buvo žvaigždė, labai mūsų suportino kaip jaunimą, mes turėjom tam tokią jaunimo reikalų tarybą ir mes su juo darėm daug nesąmoningai fainų dalykų, ta prasme mes su juo tikrai nuostabių dalykų patyrė ir tais laikais buvo, LNK padarė anekdotų čempionatą, aš neprisimenu, kaip jis vadinasi, bet jisai labai gerai pasakodavo anekdotus ir aš sakydavau, Gintai, tu turi varyti, sako, aš nevarysiu vienas, kažką ten, žinai, tipo, gerai sakau, aš išmokstu 7 anekdotus, kiek reikia, davai varom, tipo, dviese, jeigu praeisim, žinai. Nu ir mes ant bairio susilažinom, kad, tipo, jeigu jis laimi visą tą projektą, jis man paduoda, nes pagrindinis prizas buvo roveris, kažkuris nauja nuliovo mašina, jo. Ir tipo, jeigu jis laimi, jis man padovanoja savo audinę, o jeigu aš laimiu, aš sakau, nu gerai, močiutė sodyba. Aš žinau, kad nelaimėsiu, žinai. Mes sukirtom rankom, žinai. Aš šiaip galvoju, kad dėl močiutės sodybos galėjau pradėti specialiai nelaimėti. Bet aš galvoju, kad ant bairio, žinai. Ir mes ten nuvažiuojam, tipo, ir jis praeina į kitą etapą. Ir žodžiu, viskas baigės to, kad jis laimi tą projektą, jis laimi tą roverį. Ir jisai laikosi žodžio. Nes realiai jis galėjo tiesiog nieko to nedaryti, nes tu net nesitikėjai. Ne, mes galėjom pažvengti ir tiek. Ir tau atidavė silkę. 12 klasės išleistuvės, jis man po langais į mokyklos kiemą atvaro silkę su bantu didžiuliu ir įteikia raktelius ir sako, nu, ta prasme, Gintelčiai tau ir žodis yra žodis. Pelnyta, jo. Ir aš su tą silkę, jo, labai fainas žmogus, tikrai iš dangaus tikiuosi, kad stebi ir mojuoja, tikrai. Ir beje, jisai yra gištų Lino Žemaituko tėvas. Jo. Tai va, tai, nu žodžiu, ir aš su tą silkę, mama neišleidžia manęs vieno, nesako, tu ten, žinai, irgi suvokimas apie Vilnių toks. Ten tau ragas, žinai, nu tai žodžiu, aš pirmą kartą su tą silkę atvairuoju mano tėvo brolis Benas, ten tipo, aš vairuoju autostradui, bet Vilniui jis perima ir jis tada su visais daiktais, su viskuo grįžta su tą silkę į Plungį. Po 2 savaičių aš grįžtu į Plungį, sakau, mama, aš jau su tą silkę važiuosiu pats, suprantu, aš atvažiuoju su tą silkę į Vilnių. Ir čia, supranti, aš suprantu, kad neturiu jokių šansų bandyti išlysti į gatvę dieną. Tai aš mokiau, žinot, kaip Vilniui važiuoti. Aš išvažiuodavau apie 10:30, 11, 12. Vat dėl ko mieste tuo metu būna pilna keistų vairuotojų. Aš mokiausi maršruto, bet nevažiavau kasdien, nes būtų per brangu. Bet, ten penktadieniais arba šiaip, kai norėdavai kažką, ten sutardavai, gal kažkur pavažiuosim, žinai. Tai aš išmokau kelią iki universiteto vakarais. Ir aš važiuodavau tai, kaip važiuoju. Ta prasme, jeigu aš išvažiavau šitą juostą, jokių ten maklevonių nebus. Jokių ten apsilenkimų. Pypindavo ten. Ir aš važiuoju, nes aš žinau, kad man už 6 kilų reikia 10. Tai aš tikrai dabar nesirikiuosi to juostą. Nu tai va, tai man buvo toks didžiausias iššūkis pramoks važiuoti, aš dabar kaip prisimenu. Pavyzdžiui, atsiranda kažkoks kitas maršrutas, žinai, tipo reikia kažkur kitur nuvažiuoti. Tai aš nevažiuoju dieną. Aš važiuoju vakare prasižiūrėti, o ten nėrgi jokių navigacijų, ta prasme, tais laikais nebuvo, kad tu dabar į telefoną timpim ir važiuoji. Kaip taksistas kažkokie, bet atminties. O Jėzus, daugybė pinigų. Tomų tai čia, žinai, ta prasme. Tai važiuoji vakare, prasižiūri, kaip čia reikėtų atvažiuoti, žinai, įvertini, ar pavyks ir važiuoji. Parkingas irgi prekybos ten centro aikštelėje. Parkingas man buvo toliau kampe. Įdomiausias dalykas, su ta silkė buvo taip, vienos durys iš vis neatsidarė.
kitos neužsirakindavo ne viena, tik tai vairuotojo tu galėdavai tipo suvaidinti, kad yra užrakinta, nes tipo nusileisdavo tas pipsiukas, bet realiai neužsirakindavo tą mašiną. Okay. Nu ir žodžiu, jinai stovėjo Pašilaičiuose, aš gyvenau Pašilaičiuose, jinai stovėjo man po langais, retai aš ją pajudindavau, kad stabdžiai neprisisiurptų, kartą per savaitę, žinai, ten kažką. Bliam, ateinu vieną rytą, žinai, ten išlūpta rankena, viskas ten, o turėjau, aš taip jau buvau su plaktuku įkalęs į grotuvą, išlaužė ten viską, žinai, nu žodžiu, apvagė mane dar. Tie laikai, kur ta prasme viską ištraukdavo. Aš, važiuoju, studentavimo metu net neturėjau minties, kad aš galiu turėti mašiną, ta prasme, jos pirmiausia nereikėjo, nebuvo net minties, kad ją galima iš vis turėti, žinai. Nu, mes turėjom tiek pinigų, kad, žinai, dar aš šalia kotletų nusipirkti, tipo, duonos, kečupo. Aš esu suvalgęs per 6 studijavimo metus, per 4, magistrantūroje jau biškai kitas gyvenimas buvo. Aš lygiai tiek pat. Esu suvalgęs, nežinau, šitą tvenkinį kečupo. Nes viskas su kečupu. Visiškai, kečupas yra, nu visur, taigi būdavo, žinai. Atvarai kur nors, netgi kartais išdrįsdom į pizzeriją, tokį 4 picos nusipirkti, tokios storos. Padėdavo mums kečupo indą. Atsimenu, netgi Heinzą galbūt. Taip, Heinzas būdavo. Mes 4 būdom, 4, visą tą ten 0,7 ar kiek ten būdavo. Susileisdavot? Ateina padavėjas, sako, negali būti. Kur keliai? Gražinį. O kam tiek Aš daug? tau sakau, badėdavo šitą, tarsi, O kam tiek daug, taigi plaukia tas pizzas? Koks skirts skanu. Ir būdavo toks slaizas tipo, ir tada tu dedi tiek, kad būdavo tiek kečupo. Jis bėga, dar pilies, nes tau, o dabar necelės. Būdavo taip saldu tas kečupas ir jis kažkokio maistingumo duodavo, nes mes nuolat balansuodavom ant kažkokio ant maisto, ant bado ribos, neskaitant, kad aš turėjau daug dalykų iš mamos atsivežęs, bet man, pažiūrėjau, tie kotletai, jie man jau nebelindo, jau man nebėjo tušonkės, ta prasme, žinai, nes aš kiekvieną kartą pareinu namo, nu vyrai, kažką valgysim, žinai, nu ką jie, ką valgy, nu ką, jeigu nori valgykimės, tai nieko čia nežadam daryti. Kečupos ribos. Tada aš net bulvių nekepdavau niekada, nes per ilgai, žinai, makarai, maišas makarų, tušonkės gabalas arba dar kažko, nueinu, tvarsime, verdu makarus, tušonkę, reiškia, šutinu keptuviai, tada šaunu svogūnų, supjausiu visą galvą, šutinu, makarų supilu, pusę indelio kečupo, mažiausiai, jeigu nedaugiau, nes dar daugiau, raudona, gurguliuoju, parnešu, jeigu dar kokio sūrio, išmaišau, tasosi, padedu. Dabar tokį sušutinčiau, žinau. Vyrai, pajėdam. Nesibaigianti tomatina. Aš nežinau, kiek ten būdavo kalorijų, pavalgom ir mes atkrentam nuo sofos, nuo tos kėdės į tą lovą, žinai, pagulim biški, žinai, kad biški palsėt, žinai, ant tokio lygio, žinai, būdavo. Jo, kečupo, žinok, studentų laikais irgi esu suvaręs ant kepsnių ant visko, bet aš dažniausiai jau kiek įpirkdavau, kiek ne. Mano main ir pagrindinis patiekalas buvo šlapenkė kepta ant keptuvės, svogūnas ir kečupas ir duona. Man čia buvo delikatesų. Okay. Aš daugiau nieko nepirkdavau, tik duoną arba batoną. Ir kečupą. Duona, kečupas. Ir aišku, nu, tipo, okay. Bet mes netgi solučių tai būdavo visaip, bet mes, jau kai norėdom labiau pasilinksminti, pirkdom tą stiprų vyną. O jūs 18 laipsnių vyną. O jūs nesiveždavot, aš atsiprašau, iš Žemaitijos stipresnio. O jo, tai vat būdavo, kad jau kokiam antram, trečiam kurse, kai jau mes antram, pažiūrėjau, kurse, antras kursas buvo visiškas aukso amžius, to prasme, mes barakė vierkai, iš 5 aukštų, pirmas šeimininis aukštas šeimos gyvena, iš 4 aukštų. Vien tik mergų. Taip, filologinas. Mes ar tik 2 bičių, ne, dar vieni litų, nežinau, 2 iš 4 aukštų, 2 bičių tik kambariai, dar filosofai gyveno, taip. Nu ką jau ten jie ten iš viso? Šalia mūsų, bet jie geriečiai, jie nieko ten. Ir kaip podcastą nufilmuot kada, ne? Parakė kokiam, mes buvo geras. Mano draugelės, pavyzdžiui, šalia 4-2-4 turbūt kambarį, ta prasme, žinai, ten Agnietė, Aura, tokios draugelės būdavo, kai kurios moteris būdavo, tu jos yra taip gerbi, kad jos yra tiesiog tavo draugės draugelė. Bet ar tarp jūsų vykdavo kažkokių lytinių suėjių? Tai vat kame esmė, aš turėjau draugelių, pavyzdžiui, kurios būdavo, kaip, ne tik, kad bachūrijos būdavo patrauklios, gražios, nuostabios, bet mes taip mylėdom ir gerbom viens kitą, kad mes niekada ne. Ir tada tu jau kažką ten, žinai, nu, aplinkui, kas vyksta, žinai. Taip, mailius antram, trečiam kurse atvaro, pirmą kursės. Jūs neįsivaizduojate. Tada visi įsijungia, kas ką be gali, ta prasme, antram kurse atsirado jau, žinai, ir toks fainas, dar vienas lituanistas, kuris paskui istoriją perėjo, žinai, toks dėjus, kuris gerai atrodė, gražus kašį, gerai lošė, žinai, dar vienas kitą jau pas mergas yra kaip nueit, nes mes, žinai, ką, maušai tokie nueinam kažką, jau einam, žinai, pas panašnekam dalykus, pirmą kursės, nu kaip, ta tokia, mes rengiam rugsėjo pradžioje savo, reiškia, barakę, per visą baraką, visokius konkursus darydom, nu, sugalvom, reiškia, kaip vadinasi, gintarinis
Nu, palauk, gintarinė krūtinė, gintarinė krūtinė turbūt. Taip, okay. Arba gintarinis, ten nežinau, gintarinis papas. Bibi. Ne, matau, kad gal gintarinis papas arba gintarinis krūtinė. Bet čia jūsų sukurtas. Jo. Ir einam per kiekvieną kambarį. Ir prašom, mergos, renkame didžiausią krūtinę, ar galim išmatuoti kiekvieno, žinai, dar kažką. Jis nepatikė, visos panos sakytų, viskas, nežinau, kas, mes kur mums nepatikdavo. Per Maikę, ar per Maikę, jo, mums jeigu nepatikdavo, mes patys ten neįdom, bet didžioji dalis, ta prasme, jokių, ta prasme, klausimų, išsimatuojam ir atsimenu netgi, kas tada laimėjo, ten buvo, tai kažkaip bendrai ten 108, ta prasme, ar kažkiek, žinai, ten bendras ir, tipo, normali pana, bet, ta prasme, viskas tvarkoja, mes einam pas paną, žvengiam, pas kažkurias eini kaip bičias, o pas kurias eini kaip draugelis, ta prasme, žinai, jos ten ir kažką maitina, šneka, peripetės, stebi, žinai, vyksta reikalai, paskui tusovkės vyksta, žinai, jau su tom, kurios yra kaip panos, atsimenu, žinai, šokam kažką, žinai, tokios, reiškia, vyresnės filologijos šalia iš mūsų kambarį atėjo, žinai, mūsų skanėstų ragauti, žinai, tintų gėrimų užsimaišėm, žinai, šokam, žinai, tokį halatų šok ir tas halatas atsiseka, žinai, taip, tiesiog krūtis, žinai, matosi. Pupsa. Aš taip šoku ir tą akimirką atsimenu, žinai, žiūriu, ta mano spintelė stoja, ta lova, žinai, kažkaip plakatai sukabinti, jo, mūsų kambarį vyksta tūsas, muzika kažkokia per kažkur, aš stovi, žiūriu, žinai, į tą, reiškia, krūtį. Bet taip tiesiai matau ją, didžiulę krūtį, nuogą krūtį. Slow-mo toks sulėtėja visą. Ji net nežino, kad ten matos, nes kažkaip tai prasilė. Halatas tiesiog, žinai. Aš žiūriu, galvoju. O čia rojus. Ar aš kada nors būsiu laimingesnis šitam gyvenime? Bet šiaip iš tikrųjų, ne? Wow. Surrealus jausmas ir ta prasme, paskui kažkoks kitas tūsas vyksta, visa kita. Aišku, naktį prasidėdavo, kai yra ramybės būsenos, prasideda visiškai nesąmonės. Tai ten dar vien tokių, žinai, tipo bičių, kuris paskui iš manęs nupizdino 200 su viršum litų. Jūs telį tikiuosi, tai esi pragarė arba būsi ten, žinai, toks bičelis buvo, žinai, kur gerėtis, bet paskui jis iš manęs pavogė pinigus, žinai. Pavogė, ne? Jo metų pabaigoje. Bet tuo pat metu ir fainas bičas buvo, žinai, neveltui svolačius, tai mes su juo darydom visokius dalykus. Esu gal jau pasakojęs, kaip, pavyzdžiui, naktį pas mus barakė nieks nesirakindavo, žinai. Panos atviros duris, visokiam. Ateinam, jos tiek įmigusios, kad mes sukeitėm 2 kambarių duris. Tarkim, 40 su 42. Ne numeriukus, o duris. Duris, iškabinom duris su vyriais, atnešėm ir perkabinom. Pointas koks, kad grįžt, tipo ar kaip. Atrakintas kambarys, tiesiog, duris tokios pat standartinės. Panos ryte, kažką ten, bla bla bla, nu jos užsimiegojo, žinai. Ar ten buvo plakatas su Justinu Timberlake ant sienos, pofik, žinai, tvarsime, jos nemato ir ten užsimiegojusios. Ir girdžiu kažko, kas čia, ir mes jau žinom, mes jau sėdim, laukiam ir greičiausiai jos žino, ta prasme, kas ten yra, žinai. Ir jos tada pamatė, jos eina į paskaitas ir negali uždaryti duris, užrakinti raktas netinka, nes kiša raktą. Fuck, net tas čia kažkoks klastis, tipo, ką jūs ten beldžiai mūsų duris, mes kažką, ant tiek durnis apsimesdavom. Nu gerai, ten tada sukeitė, jos negali užrakinti durų, suprantate, išeidamus į paskaitas tada, nes spina netinka, pasirodo, jų duris yra, žinai, per 3 duris, žinai. Nu ir tada ten vasara, žinai, visokie dalykai, eina panos, reiškia, pro baraką, mes pakviečiam panos, ar galit pažiūrėti, ar nėra, žinai, tipo, išmetėm, raktai iškrito, pažiūrėkit po langu, jos ten renkasi. Pyst kibirą vandens, iš 4 aukštą. 10 litrų vandens. Tiesiog panaėjo iš paskaitos. Tokie, žinai. Dar kitas dalykas yra tas super technologinis dalykas, kad vandenį pildom į apačią tokiom mergom, tokiom žabom, ta prasme, per karnizą, žinai. Karnizą, reiškia, persisveri, per jų fortkę įkiši. Užuolaidas numetę ir per tokią leiką padaryti iš kažkokio bambalio pilam vandenį. Nu ten aš nežinau, kiek 5 litrų. Ir joms bėga į vandenį. O kaip jos gali žinot, kad mes, viskas uždaryta, žinai. Bet aukščiausią lygį, žinai, pasiekė momentas, kai man kažkas sako, yra toks baris, nežinau, mano, sako, lyg ir tėvas studijavo, taip darydavo, turim išbandyti. Reiškia, tai paėmė kiaušą. Vištos kiaušą, tada paėmė tokią gumą, kur, tokia, žinai, anksčiau būtų tiesiog gumos pirkti, dabar gal paprasta guma, ten, į kelnį, treninginės kelnės įsisiūti, jeigu ištrūkdavo. Balta tokia gal, ne? Balta guma. Okay. Ir tipo, žinai, tu padarai ją, taip, tą gumą, pririši prie palangės ir palikydų kokį 1,5 metro kažkaip, gal 2 metrus tos gumos. Tada tu tą, reiškia, ir jie pačioje yra langas atidarytas mergų, tu, reiškia, meti taip, lengvai meti kiaušą, jis taip lekia, jis yra pririštas su ta guma piniotas. Jis lekia, sustoja ir taip ir parvažiuoja į apačią. Tada jis guma persisveria per lango viršų, kai atidarytas langas yra, ir jisai gauna inerciją ir kala kiaušas į lubas.
Ai, tu nutrūksta? Ne, prie to. Ne, aš iš taško. O, my Jis God. pirmą kartą ramiai kambarį, kažką... Bet žinokit, čia buvo, man atrodo, jeigu kas susijęs su Crazy. fizika, ką aš esu padaręs, tai buvo tobuliausia ir tai nutiko iš pirmo karto, ta prasme, Iš karties. viską. Susirenki gumą. Ir mes kažkaip, mums būdavo dzin. Nerealiai. Nu ten, kas nepatikdavo, pažiūrėjau, naktį, tom, kas nepatikdavo, tokiais tikybininkas viršų gyvena, nueinam naktį, pažiūrėjau, iškratėm visą pagalbę, jos miega jom į kambarį, iškratėm visą pagalbę pūkų. Hebra, niekam nedarykit to, niekam nelinkėčiau šito daryti, prasme. Hebra, čia yra crazy shit. Tai apie tai kalbėjo visi visada, bet mūsų taip ir iki galo nepričiupdavo, nors mus gaudydavo, ta prasme, ten, žinai, budėtojas gaudo, žinai, ta prasme, stebi, mes naktį, supranti, jau lendam kažkur daryti niekšybių, budėtojas pradinėje ieško, kur mes esam, supranti. O mes visi žino, kad turbūt mes tai padarėm. Ir dar vienas, užbaigiu šitą temą. Jau aukštam lygmenė mes buvom, va tada būtent ir Žemaitijos paveldo prisiragavę, nes tada užnešė mus visiškai. Išdaužė, supranti, visiškai taip įdomiai. Mes su geruojam su geradėjom nusprendėm, kad reikia įlėkti kambarius, bėgam, spiriame duris atrakinto kambario, įbėgam, tipo apiplėšimas, o tai yra pirštai. Ir Donce pradeda daužytis į visas sienas ir įspintas kiekvienam kambarį, bet taip daužęs savęs negailėdamas ir krenta kur nors, žinai. O aš irgi bėgu ir krentu ant grindų ir purtausi, žinai. Tipo performances, toks agresija su kažkokia beprotybė. Nu, okei, vienas kambarys, kitas, jūs debilai, bepračiai, okei, tada nusprendžiam eiti į antrą. Svarbu taip laikyti, ne? Jo, į antrą aukštą, nes kažko ten kampe nepažįstam, kas ten gyvena. Tada mes tipo spiriam duris, įbėgam. Aš tuo metu suvokiu, kad mes įbėgom į kambarį, kuris yra didesnis neįprasta, nes ten yra barako kambarys pavirsta šeimininiu kambariu. Ten sėdim ant sofos dėdas. Be maikės iš vis. Gaurai, matau tokius gaurus. Moteris kažką virtuvėje ten pjausto. Ir aš matau, vaikas gal kažkur yra, ir aš matau šunį, ta prasme. Tokį, supranti, kažkokį šunį, juodą šunį, nežinau. Ne pitbulis, ne galbūt kažkoks. Bet didelis, ta prasme. Jis didelis šuo. Ir jau Donce įbėgęs iš tos inercijos, iš toks ekstazės, visur krenta ir raitosi, o aš tuo metu jau mano jau svyra. Pištolėtas svyra. Aš kažkokiu būdu susirenku Donce. Ir mes pabėgam iš to. Bet supranti, jie tiesiog turėjo palikti 2 aukštais ir mūsų atrasti ir kažką padaryti. Nieko taip. Ne, nu ką, gal supranta, kur gyvena. Ar supranta, kad debilai, ar tai buvo taip, ar mes labai blogai dar, ar tai buvo taip apgailėtinai jokinga ir liūdna, aš nesuprantu, kas tai būdavo. Bet mūsų tusovkės pasiekdavo beprotybės lygmenį, visiškai. Tu mintė pasakė, ar čia iš tavo tusovkių, man atrodo, kad iš tavo ir galėsim perėti prie kitos temos, bet Mindaugas vienu metu, mes kai va tik pradėjom, žinai, ten jau radijų susitikom, čia nedaug praėjo nuo to studentavimo, aš dar studijau, kai tik nuvažiuodom kažkur arba vykdavo vakarėlis, tai priversti mindės, visi turėdom daryti tokį bairį. Tipo, tu sėdi ant kėdės, tipo ant medinės kėdės, įsikimbi čia. Taip. Ir tada va taip pasisveri. Aš iki galo dabar nerodysiu gal, žinai, bet tipo, tu turi va taip tiesią nugarą stovėti, žinai. Ir laikytą Ne. lygsvarą. Ir tu taip pasisveri ir paskutiniu metu, kai jis pasako atsispiri ir tu tiesiog turi griūt su visa kėdė ant nugaros ant grindų. Taip. Jo, aš dabar daryčiau. Kame čia fan? Esmė yra tai, kad, žinok, parodė, mes va tokius dalykus darydom. Sėdė ant kėdės, pažiūrėjau, ateini pas mergas, va taip į mergų kambarį, žinai, šneki, ir tada pradedi svirti, žinai. Jo, ir bum. Ir tada nukrenti. Bairis totalinis. Visiems juokinga. Kas čia vyksta? Ir bet čia netgi jau po daugybės metų mes tą darėm burokraistyje. Tarsi, naujų metų ten naktį, apie 3 nakties, kritinėjo visi, žinai. Bet ne tik burokraistyje, mes ir kitur. Čia buvo kurį laiką, žinai, kur laikas. Kur tu kaip, bet nieko nenutinka. Nes šitą atkaltę prisaugo nugarą gal kažką, ten tą galvą vis tiek dar prilaikai. Beprotybės, ta prasme, visiškas beprotybės. Tai žiūrėkit, jeigu mus žiūri studentai arba kažkas, arba būsimi, arba šiaip, aš tikiuosi, kad mes padėjom kiekvienam prisiminti tą tokį, tu teisingai Mindaugai pasakei, neribokit. Ar bebūsi kada nors laimingesnis, kai tu žiūrėjai tą krūtį, kai vyko tūsas, prisivalgęs makaronų, ko daugiau reikėjo? Nieko. Nei tau mašinos reikėjo, nei tau dar kažko, nei tau dar kažko. Mes būdavo, pažiūrėjau, ten kažką biškiai jau, žinai, kažką rūkaliojam ar kažką, aš nerūkau čia, bet tuo metu, tipo, patraudom pypkę. Ir vidury dienos, ten, tipo, kokia 1 dienos mes paskaitose buvę, nebuvo, ir žmonės kažkur eina, žinau, kur jūs einat? Šiandien antradienis, kur jūs einat? Čilinkit, va toks gyvenimas buvo, žinai, tarsi. Geras. Tai gerų naujų mokslo metų visiems ir tėvams, ir mokiniams, ir studentams, ir kitiems dalykams, bet nepamirškime vieno dalyko, kad šį vasarą visą poteriavę ir pratralivalį.
vasarą baigęs. Man beje buvo viena geresnių vasarų, nes aš nedirbau, Sauliui turbūt irgi. Gerai, įvertink. Gerai, kiek labai gerai. Iš 5, iš 10 žąsų kiek? Iš 10 gal kokias 9 dar iki tobulybės, dar galėtų būti visa vasara, rugpjūtis, žinai. Labai gera vasara. Kodėl? Todėl, kad aš galėjau tiesiog pasimėgauti vasarą. Aš nuo gegužės nedirbau, turėjau ten tik tais renginių ir viskas, ir darbo dienom aš supratau, kad aš esu laisvas, žinai. Nu, žiauriai gerai, ta prasme, aš kaip, nežinau, motinystės kokio atostogos ar panašiai. Motinystės buvo sunkiau. Baigit, vyrai! Iškirpsim. Padarai klaidą, taip sakydamas. Padariau, pripažįstu jo. Nu, žodžiu, motinystės sunkiam darbe taip nebūna lengva, kaip buvo man. Tai va, tai jo, žinok, nuostabu yra tikrai nedirbti, tikrai turėti galimybę, nežinau, pagyventi iš kitų pajamų, iš santaupų galų gale, žinai, ir turėti 3 gerus mėnesius. Wow, kai tu žinai, kad tu pirmadienį gali ką nori daryti. Kada įvyko persilaužimas, nes man atrodo, kad mes čia visi esam, kaip ir žinai, darboholikai, perdegę savo laiku vienaip ar kitaip. Kada tu pajutai, kad jau esi taip pailsėjęs, kad pradėjai čilinti, o ne visur, kur, žinai, su stresu žiūrėti. Nes, neslėpkim, tu išgyvenai ten streso būsenas didelės, tu išgyvenęs, aš išgyvenęs, aš ir dabar dar tokiem, žinai, ką čia daryti, atostogų savaitė yra šūdas, nes nieko tu nepailsėsi, čia yra apgaulė ir visa kita. Kiek laiko tau reikėjo, kad maždaug, žinok, realiai 2 mėnesius kažkur, nes tikrai mėnesį aš dar tikrindavau nevalingai tą telefoną, ar nerašo ten darbiniai kažkiek čiatai, nebėra nei čiatų, žinai, nieko nėra, bet tu vis tiek gal tu kažką tas yra FOMO vadinamas, jis irgi turbūt tą turi, fear of missing out. Kai tu bijai, kad tu kažką praleidai, kažką audėjai. Tau kišeniai pradėjo vibruoti telefonas, kuris nevibruoja. Delfi 15 minučių, nerašo, ne? Ai, nieko, ne Facebookas, ar tik ne kažką. Toks, va, tai nuo to išsivaduoja, tai tikrai 2 mėnesiai, kad tada gali, dzėnių, koks skirtumas, Sauliukai, nebesvarbu. Eik, tu samo, tai reikėjo 2 mėnesių. Man labai įdomu, nes labai norėtų tokį gepą pasidaryti, bet, žinai, kaip tu tai pasidarysi, žinai, turi išeiti kažkaip iš darbo, žinai, susipykti su visais, jo, išeiti iš darbo. Tavo Milda turi priežastį, žinai, kaip sakant, kur tu galėtum. Bet, aš pervalkui, pabuvau, mūsų namuose naujose pabuvau, 2 savaitės vieną dirbau ir 1 savaitę tą be darbo. Dar reikėjo, labai aš jau sakiau. Kas tą savaitę, ne? Tai nieko. Aš pradėjau suprasti, ką reiškia tiesiog kažkaip nieko nedaryti, nes aš esu tikrai uždegęs gerokai, užanglėjęs, ta prasme, nes man vis laikinai. Kaip pasakė Nyčė, jeigu žmogus 2/3 savo laiko skiria darbui, jis yra tiesiog vergas. Eiktų, va tai pasakė. Čia reikia padėlioti. Tai ši vasara buvo visokia ir vėl, aišku, gal kažkur daugiau darbų visokių prisėmiau, bet tikrai buvo faina, bet, sakyčiau, laukia turbūt dar mega vasaros, turbūt, žinai, ateityje labai norėčiau, kad dar. Gera vasara, tikimės, kad mūsų klausytojams buvo gera vasara, bet aš nuo jos noriu atsispirti. Rudenį pradedam kas mokslais, kažkokiais kitais dalykais. Vasaros galas mums atnešė olimpiadą, su medaliais viską žinom, bet koks, vyrukai, jums yra jausmas, vis tiek žiūrėjot Kašio turnyrą, šaunuolį mūsų 3/3, bet koks buvo jausmas žiūrint, nes aš dabar, suprantu, ruduo ateina, reikia daryti dalykus. Mūsų rinktinė yra be tėvo. Bet jo teisingai yra nieko. O mūsų laukia svarbus dalykai per langą. Žinot, kas mūsų laukia? Spręsis klausimas. Jeigu dabar nusišnekėsiu, tai čia bus wow, bet tikrai ne, mūsų sprendžiasi klausimas Europos čempionatą. Ar mes pateksim? Ne, tai pirmiausia prasidės langai. O jis yra kitą rudenį. Jo, tos langus reikia laimėti, bet reikia laimėti su komanda, kuri turi, širdį, raumenis, variklį, be variklio nenuvažiuosi. Tai va dabar, man atrodo, geras atspirties taškas, kai žiūrėjom olimpiadą į Kašį, čia jau praėjo kelios savaitės, bet vis tiek, kai mes pamatėm levelę, Europos komandų lygį, kaip žaidžia. Kosmosas. Tai ir kiekvieną kartą statai lietuvius į tą vietą. Į Ginto klausimą, kaip jaučiasi, nori spirti į televizorių, sudaužyti televizorių, kaip ten tie vyrai padarė, ne, kambarį. Nepadarė, bet... Ne ta priežastis, iš esmės, yra nesvarbu, bet noras toks yra, jo. Aš tiesiog, nežinau, aš kai žiūrėjau, reiškia, Sloveniją su Jungtinėm valstijom, ne, tą finalą.
aš gal blemba, nu, tipo, kaip mes būtumėm, iki kiek mes būtumėm dėję. Prancūzus turėjome? Ne, Prancūzus, susišnekėjau, Jėzau. Prancūzija, Amerika. Arba dar kitesnis pusfinalis. Amerika, Serbija, ta prasme, su Amerika, kur serbai tik paskutinė, žinai, minutę paleido dalykus. Aš suprantu, žinai, pernai mes nugalėjom pernai amerikiečių, kurie nebuvo tokie, nu, okei, ta prasme, vienas kitas, ta prasme, žaidėjas buvo ir pernai, bet iš esmės, nu, nebuvo nei Lebronų, nei Karių, ta prasme. Žinot, bet tai, vat, ką matom, beviltiškumo jausmas apėmė. Būtum, nežinau, bent jau ten sėkmės būdų iki ketvirtfinalio kažkokio. Jonas gal padėtų, nu padėtų tas Jonas. Ne, žinai, aš dar iš kitos pusės į šitą dalyką žiūriu Puerto Rikas. Tai buvo vienintelė komanda, kuri tikrai buvo, nu, ta prasme, jinai neturėjo ten būti, nes jinai atrodo, nu, visiškai beviltiškai. Iškrito iš konteksto, kurie mūsų daužė ir išniekino. Jo, mūsų išniekino, mes per juos nepatenkam ir jie tada atrodo beviltiškai. Nu, tai yra siaubinga. Bet žiūrėkit, nu gerai, buvo, kai buvo, nieko mes nepadarysim. Naujas etapas. Rinktinė neturi tėjo. Ką darom vyrai? Ką matom? Eikim prie priežasčių, kodėl rinktinė žaidžia blogai, bet tai nėra krepšinio vertinimas. Žinai, visi jau išvertino milijoną kartų. Jeigu tu, būdamas vidutinioku, neturi užsivedimo ir maksimalaus hypo, tu turi būti kaip išprotėjęs, ta prasme. O tu nelaimėsi nieko. O kas tam trukdo? Aš manau, kad iki šiol, ta prasme, treneriai mūsų visiškai, ta prasme, atliko būtent tokią funkciją. Arba pakelimo, arba sužlugdymo funkciją. Ok, yra laikai, kada, pavyzdžiui, Vladas Garastas, senoji rinktinė, gali treniruoti iš esmės kas nori. Jo. Kai yra Sabas, Chomičius, Kurtinaitis, Marčela, tu sais daryk, ką nori. Lygiai tas pats. Su visa pagarba 2003 metų ir su visa pagarba Sereikai, kuris irgi yra, nu, krepšininkų draugas, bet kai tu turi svajonių komandas, su Šarai Štombom, ta prasme, Macais ir kas tik nori, Šiškom, ta prasme, jie pereis kiaurai viską, ta prasme. Laisvė, visa kita. Bet tada mes turime, reiškia, turime krizę, kada turime vidutinio lygio žaidėjus ir vienintelis Kazlauskas, kuris nepatiko viduje, kalbant nei su krepšininkais, nei su žurnalistais, niekam nepatiko. Žinai, krepšiniai Jėzus, jis mus, žinai, spardo Šiknas, Kazlauskas nesąmonės, toks ir toks, viduje, žinai, visi. Biški heitina, bet mes turėjome medalius. Ir ateina visų geras draugelis, rankas į kišenę susikišęs, ta prasme, Kazelis. Medalius 2 kart iš eilės. 2 kart iš eilės turėjom, jo. Taip, netgi su ta pačia vidutiniška komanda. Ir ateina, žinai, ta prasme, nu, okei, ateina Maskoliūnas, tai čia, žinai, nu, čia nėra ką kalbėti, žinai, pamakaluojam ir ateina Kazelis, visų draugelis, žinai, ta prasme. Ne, šitai hebrai neveikia, tai. Yra vidutiniškai žaidėjai, kurie dar drįsta po to pasakyti kažką, mes čia kažką galėjom įsispirti Šikną, ta prasme, turėjai. Grigonį pasikėlęs, ta prasme, žinai, paukštelį, žinai, kur visą laiką vaikštai, va tok, žinai. Kai yra tokio aukšto lygio rungtynės, tai turi sužaisti taip, kaip reikia, ta prasme, žinai. Nu, gerai, Mindėtas, kažkaip jau įsivažiavai, dabar prišnekėsi dalykus, žinai, ką reikia. Ne, okei, bet ne, kaip Grigonį, aš kaip pavyzdį duodu. Ne, tai pavyzdys geras. Dabar aš neatsimenu, ar čia Kurtis, ar kas interviu pasakė tokią frazę. Nu, pažiūrėkit, sako, kaip atrodo Palangoje. Atvažiuoja, sako, su gražiom mašinom, pasirodyti su visom šeimom, sako, susiveža vaikus, šuniukus, sako, nu ar čia stovykla, ar taip turi būti. Tai aš, pavyzdžiui, esu tikrai už karantiną. Nu, okei, ten treniruočių stovykla netinka gal ten, bet tikrai, nu kam tos šeimos, kam tos šuniukai, tie vaikiukai, blemba, bet tu varai. Šiaip visais laikais važiuodavau su mergom. Nu, bet kažkaip gal ne taip akivaizdžiai atskirai gyveno. Mindė, tikrai neleisim meluoti, tikrai atskirai gyveno. Jo, žinau, Garasto laikais, ta prasme, ir Kazlausko laikais dar prieš tai, ta prasme. Nes čia ir yra ta drausmė, nu, ta prasme. Žinokit, varydavo jie jo vieni ir kartu nuo karto, arba būdavo Palangoje kažkiek pradžioj tik būdavo su šeimom, o paskui visiškai, ta prasme, atskiri. Nes tu turi gyventi kaip karys. Nu taip. Tu turi gyventi kaip karys. Visiškai be pramogų. Tau yra nepatogu. Tu pyksti. Tu nenori, tu eini per save ir dar tave kruša treneris, kuris tau sako, ta prasme, suski, ta prasme, galvą nuleis pro mane praeidamas, nueisi ir žaisi taip. Ir tai su šitą komandą taip reikia daryti, nes tie pizdukai pasikėlė lakstantis po aikštelę, ta prasme, kurie nežaidžia savo žaidimo, sorry, čia reikia Šaro, ta prasme, čia reikia Šaro. Gerbiu Šarą už tai, jis nueis, jis mušė tą patį Žalgirį, tą patį vieną bičą, apie kurį aš kalbėjau, ta prasme, skundėsi ten kebra, mane, ta prasme, vos net ten, žinai, ta prasme, atkalinėjo. Aišku, seni metodai, nereikalingi metodai, bet tik tada jis tapo krepšininku. Ta prasme, šita hebra turi gauti kaip reikalas pizdai, ta prasme. Bet žinai, tada nevažiuos. Gi dabar visi, žinai, millennialsai, trapios asmenybės, mums to nereikia. Kam tau reikia, kad ant tavęs rėktų, žinai, kai tu gauni lemus, žinai? Jo, ta prasme, žinai, Kazelis prastovėjo prie Žalgirio ir visą kitą, atkalinėja mus 6, 8, 10, 12 taškų, Kazelis stovi, žinai, ir laukia, gal mano vyrai pasitaisys, aš nenoriu trukdyti jų vaibo, kaip jie laksto. Jie nežaidžia šiuo metu, jie yra apsišykę, ta prasme, ir juos reikia šiuo metu stabdyti ir jiems pasakyti, akis pažiūrėt, arba žaidi, arba
valink iš čia visiškai. Aš su to irgi sutinku, ta prasme. Nenori atsirasti. Konkrečiai, jokių gražių dalykų. Susirenkat, žiūrėkit, mus atkalinėja, kaip ir turėjo būti prieš Puerto Riką, ta prasme. Ar jūs suprantat, kas yra? Pasakyt, jūs mato dabar, rodo, jūs TV3 dabar. Ir visi mato, ta prasme, kokie esat lochai. Arba eini žaisti, arba ne. Išėjo, ta prasme, nuleidę galvas, apsišykė, ta prasme. Apie ką mes kalbam? Superžvaigždės, jo, amerikonai, taigi vos nepasikrovė nuo serbų, vos nepasikrovė su visais, žinai, ta prasme, Lebronais ir visai. Tai parodė tik, kad tavo lygis, jeigu tu rimtai žiūri ir nepasistengi, neužsivedi, tavo lygis gali pareiti į... Beje, šitoj pačioj vietoje, kuris uždirba belekoks lemus ir taip toliau, ką visi aptarinėjo, senolis karalius atvažiavęs, ta prasme, kur NBA jis paskaičiuoja, kuriuose varžybose ten pavaikščiot, kuriuose ten nieko nedaryt, ta prasme, dirbo senis gynyboje. Dirbo puolime, akis dega, griūva, lipa, suprant, nu ta prasme. Pirmam galvoju, kad čia bus, antram galvoju, kad šakis, trečiam turbūt galvoju, kad nebeišsigelbės ir ketvirtam visiškai susėmė. Tarsi, Stefai Kariai ir visi kiti pradėjo žaisti durantai, pradėjo bijot ir drebėti ir pradėjo žaisti. Jie yra super žvaigždės, geriausi pasaulio, ta prasme, buvę arba esami žaidėjai, ta prasme. Tai jie iš savęs pradėjo spausti maksimumą. Mes nuvažiavę su savo vidutiniškais krepšininkais, pagarba kiekvienam iš jų, bet mes esam, žinai, kažką biškiai Eurolygoj pamėtom, biškiai kažką, mūsų super NBA žaidėjas, ta prasme, tiesiog nepataiko į lanką, bet suprantis, nepataiko dėl to, kad jis nenori pataikyti, jis nesusikoncentravęs. Jis yra nepasiruošęs psichologiškai. Eik, žudyk, seni. Ta prasme, eik, žudyk, arba tave pasmauks ir papjaus. Ai, gal šį kartą nepažaisim, bus kitą kartą. Okay. Ta prasme, tiesiog kumštis šitai komandai. Va tada jis sužais. Dabar žiūrėk. Kaip sakė filmukė Mauglis, mums reikia naujo vado. Tai vad gerai. Kas tas tarkim, sutarėm ir netgi ten mes jau įlindom į kitų podcastų duoną, bet aš daug perklausiau tų sportinių podcastų. Viską perklausim jau. Visi lyg ir sutarė, kad dabar gal kažkaip reikia pabandyti kitaip. Nu tai gerai, tai dėkim ant stalo. Mes paprasti krepšinio žiūrovai, šiaip Saulius gal nesupyks ir neįsižeis, bet jis yra mažiausiai iš mūsų trijų išprotėjęs iš Kašė. Šiaip su mumis jau kas yra žiūrėję krepšinį, kai žiūrim mes kartu su Mindaugu, kai kurie renkasi jau kartu ir nežiūrėti. Net gėda biškiai. Kai jau žiūrite, ne? Jūs aistringis ir gali. Neišeina kitaip. Žalgirį važinėja. Mes esame iš tų, kurie, žinai, vienoje atakoje gaidys, kitoje maladė. Bet aš ir noriu, kad ir krepšininkas tiek atiduotų, kiek mes atiduodam sirgdami, ta prasme. Netgi prie stalo sėdėdami, žinai. Tai žodžiu, visas numeti 2 kilus po rungtynės. Tai gerai, tai dabar kas, nu gerai, tai dabar ką mes turim? Nu, tipo, realiai, ką mes turim? Kas gali būti tas žmogus? Nu, tipo, visi nebejojom, kad tai galėtų būti Šaras, bet Šaras pasakė aiškiai, reikalai su dabartinė federacija, į šitą išvis nelyskim temą, kur ten yra. Prezidentas kalba apie tai, kad galėtų būti Šaras, bet net neskambino Šarui, kuris nerado, tipo, numerio negauna. Tai Šaras žvengia interviu vienam, sako, nu ką žinau, kas nori, tas prisiskambina. Kuris šiuo kažkas skaičiau, sakė, Lietuvos krepšinio federacija. Sabas, Sabonis. Treneris. Arvydas. Nuskaičiau tą Tautvydas. Ne, Arvydas Sabonis. Kad Arvydas Sabonis, tai čia jokių šansų nėra, jis net niekada to neužsiėmė ir nedarytų šito. Pas jį yra paprastai, žinai, ta prasme, ar vyrai žaidžiame, bėgam, darome, kovam už Lietuvą, kaip jis ir jo kartą darė, ta prasme. O ne tai, kad dabar pabraižom, žinai, dabar pick and rollas, dabar handoffas. Šiaip labai gerą klausiau intervą, kuriame dalyvavo Jevtokas su Kalniečiu ir jie irgi išskyrė tą problemą, nu, kad tipo, ten, okei, mes iš šitą nelyskim, nežinom, bet, nu, tipo, visi sako, kad federacija ten kažkada kažką padarė, nepadarė, bet, tipo, nebėra figūrų, sako, blemba, būdavo įeina Sabas. Jam visada būdavo šalia komandos prezidentas, tipo, žinai, nu, tipo, su komanda, prie komandos kažką. Sako, į Rūbį neįdavo Sabas, jam net pasakyti nieko nereikėdavo. Visiems aišku, pasitempė. Dabar nebėra kam įeiti. Impulsas. Dabar mes nėra galim padaryti daugiau, nei galvojam, kad galim padaryti. Ir šitiem žmonėm reikia impulso, o ne raudonveidžio žmogaus, kuris, žinai... Nu gerai, dabar žiūrėkit. Šaras pasakė aiškiai, ne, dabar nenoriu, turiu kontraktą, dirbti per 2 kėdes neįmanoma, sorry guys, ne dabar. Ir kam jam to reikia? Ir kam jam to reikia. Ačiū, nėra. Gerai. Daug kas kalba apie tipo Rimą Kurtinaitį, bet ten tipo visi supranta, kad prie šitos federacijos turbūt jokių būdų ne. Emocijos Kurtinaičio visiškai turbūt tinkamos yra, nes žinios ir visą kitą, tai čia jau kitas reikalas. Bet jis yra, žmogus, kuris nevinioja į vatą. Tarkim, Kurtis, ne, galėtų būti. Tada aš girdėjau apie pasvarstymus, kad galbūt dabar yra išlindusi nauja korta, tipo su Sparsais atsisveikino ir visą kitą, ir jau sklando kalbos, kad gali būti Songoko variantas. Gaila jo.
visiškai nieko negaliu pasakyti. Žiauriai geras profas, bet žinai, kada mes girdėjom Songailą, vėl kalbantį su užsivedimu. Jo, jis su emocijos. Klausykit, jis valgydavo gumą, kad išreikštų, kad savo emocijas išreikštų, nes jis yra turbūt intravertiškas, aš taip įsivaizduoju, žinai, ta prasme. Maskoliūnas buvęs irgi atrodo, žinai, ten viską gali išlieti emocijas, bet kažko pritrūko. Tai žinai, man Songailos, čia nebereikia sustatyti komandą, kažkaip teoriškai žaisti krepšinį. Čia reikia užvest komandą, ta prasme, tiesiog, žinai. Tada dar yra svarstymų, kad galbūt kalbint vėl again grįžt Adomaitį. Bet man irgi pritrūko charizmos iš jo. Kažko, tada gerai nusikekė, maladėtas Dainiukas, ta prasme, po tų, kai pavogė mūsų tašką, kur Goberas numušė kamuolį, lietės lanką po Prancūzijos rungtynių, tai, bet o ką, žinai, ką. Ir kas dar... Apie Sereiką kalba kas nors, ne? Ne. Nelabai jau. Aš dar girdėjau kažkokių buvo kalbų, kad jeigu jau taip, kai gal iš vis duodam Taučiui pabandyti, tipo. Tautvydui Saboniui, kuris Žalgiryje yra treneriukas, sako, turi žiauriai gerą galvą, bičias. Emocielės pas jį yra gerą. O jis yra maladės, bičias. Emocijos tokios, padarom, jie čia vyrai. Gal visai ir sugrotų, žinai, kaip buvo, pavyzdžiui, 20 metų pasaulio čempas Kemzūra atėjo, niekas nežinojo, kas tai Kemzūra, nauja rinktinė, bet aišku, mes turėjom vieną žiauriai gerą lyderį, Kleizą, žinai. Visi kiti irgi apsiklijavo. Kleiza, koks emocingas, žinai, bet Kleiza irgi ne treneris, neateis dabar, žinai, bet jis dabar nebus treneris. O jeigu mes, pavyzdžiui, iš vis taip pažiūrėtumėm, gerai, iš trenerių niekas negali, užsieniečių tipo nenorim. Hebra kažio moka žaisti, mums reikia emocinio tokio lyderio. Ir aš dabar dairausi žmonės, kurie yra tokie, bet jie šiuo metu lyg ir laisvesni, neturi kontraktų ir galėtų. Pirma mintis man, kuri šauna į galvą, yra Dalia Grybauskaitė. Dalia Grybauskaitė. Blemba. Palauk, o žinok, dabar pasakei, žinai kaip, turėtumėm nusijokti, žinai, ir sakyt, žinai, seniai. Pirma mintis, palauk, moteris, šiaip geras kampas, ta prasme. Kodėl visi tik apie vyrą galvoja? Įsivaizduokite, reiškia, tą vietą. Jie sėdi rūbiniai vyrai. Taip. Kaip prezidentūra, kad būdavo. Atsidaro duris, baltos, kur būdavo. Čia atsidarys pilkos. Nesvarbu. Gali be kilimo. Įeina mėlynas kostiumėlis. Eina Dalia. Be jokių didelių ceremonijų. Paspaudžiu ranką, labą dieną. Ir ministrams, kad buvo, sako. Angliškai pakalbam. Angliškai. Papasako, tu padarai tą ir tu padarai tą. Be jokių ten, ar įsižeis, ar reikėjo kažkaip kitaip pasakyti, ar dar kažką. Tiesiai, šviesiai. Dabar eisime siekti tikslo. O tikslą turėsim pasiekti bet kokiais būdais, ta prasme. Eik, apsišik, bet parnešk pergalę, ta prasme, žinai. Va čia yra tas toks metodas, ne, kur reikia. Jinai plus užsieniai turi labai daug pažinčių, gerai vertinama yra. Ir aš manau, kad jinai yra angliškai, ta prasme. Ir aš manau, kad jinai... Žino, kas yra gynyba. Gynybos ministrė, aukščiausia gynybos kariuomenės vadė. Ir supranti, ir tikrai, ta prasme, aš manau, kad jinai yra antiek dar smart, kad jeigu jai dabar pasiūlytų ir jinai sutiktų, jinai dar netgi galėtų per kelis mėnesius gerai pati ir krepšinį išmokti. Žinai, karatistė yra jau sportė. Supranti, karatistė jai tą krepšinį. Bet jeigu jinai įneštų šiek tiek juodą diržą dar turi, biškai, žinai, duotų diržą. Ateina ne su mėlynu kostiumėliu, arba su mėlynu kostiumėliu ir juodą diržą apsirišus. Tik su juo. Sako, sveiki vyrai. Žinai, kaip sako, moteris trenerė. Jau gerai. Aš turiu dar. Mėly žaidėjai, treneriai, asistentai, svečiai. Norėčiau pasakyti. Ir tai yra per minutės per trakelę. Kad arba jūs blėt žaidžiat, arba jums visi pizda. Dėkoju uždėmesi. Ir nueina. Ranką ant konstitucijos padėjus. Kablai tik tai stingti. Ir tipo, žinai, kokiam nors ten, reiškia, krepšininkui, neįsivaizduoju, kokiam Gedraičiui, jeigu paims rinktinę, ar kažkam kitam, žinai, sako, Donatui Matejūnui, žinai, sako, dėk ranką ant konstitucijos, žinai. Šiaip geras. Mandrės ranką mergoms ant šiknos dėt, ant konstitucijos ranką. Krūpčio, blėt. Taip, bet taip. Tu pasakai tokį Dalia Grybauskaitė, toks, jau matom, girdim. Supranti, Dalia, mes matom jūs nacionalinės vyrų rinktinės trenerė, vyriausiąją trenerę.
Beje, aš galiu paklausti, ar sutiktų prie Uošvinai gyvena visiškai, mano Uošvinai. O tai mes važiuosim pro šalį. Ir šalia yra dalytės, ten droną keltą galima, žinau, nes mūsų gerbiamas federacijos prezidentas telefono neras, tai mes galim sudylinti. Jo, nuvažiuosim, sutarėm jau, tipo, ir vykstam su, reiškia, žinia. Taip. Turim. Ir atėjom 3 tokie bedančiai. Dalia geriausia. Bet žiūrėkit, hebra. Mes viską pasdarėme. Kaip gražiai skamba jau reklaminis šūkis. Mūsų krepšinio dalia yra laimėti. Taip, mūsų dalia laimėti. Kosmosas. O po pergalių vyrai galėtų Rūbiniai dainuoti. Nebežinau, kas daros, oi tai dalia dalužė. Hebra, laimėję darykit, ką nori. Va čia irgi, žinai, dabar kai serbai laimėjo, matėt, koks Jokičius lipo pasiimti apdovanojimo su bronzos medaliu. Pliozam, trūkės, beveik supranti. Nu ir kas? Taip. Okei, taip nutiko, ta prasme. Hebra vertė, amerikonai kitaip švenčia. Serbai, nu kadangi, žinai, tokie. Iškart gali mailą užbukinti krepšinis@tulpes.lt. Dalytės mailas būtų. Jos, supranti, jeigu, pavyzdžiui, ten kažkas pasikėlęs, ten nesąmonių pridaro, eina tulpų ravėt, supranti, iškart pasidalęs, viskas. Tai man atrodo, čia hiperbolizuotai taip arba simboliškai, bet man atrodo, mes kalbam apie tokį žmogų. Ateikit čia ir dabar paklausykit. Įtilėktų ten kampė sėdėdamas. Norit atsivesti savo, reiškia, žmonelas ir jaustis laimingi. Bet gera mintis. Ir kalti milijonus, ta prasme. Veškitės, bet jūsų nebus, ta prasme. Jūs gyvenkit Palangoje atskirai ir gyvenkit gerose, ta prasme, viešbučiuose, bet pamirškit krepšinį, nes be krepšinio tautos žmonių palaikymus esat niekas. Nebijojo Ruskė, nebijos ir laimėti. Nes dabartiniai bijo laimėti, supranti. Reikia tokio žmogaus. Ir rinktinės šūkis būtų, teisingai, tu Sauliukai pakartok dar kartą tą iš 2 žodžių. Nustokit krupčiot. Taip, ir viskas. Per minutės pertraukėlę, kur būtų užlėt, būtų, nustokit krupčiot. Supranti? Būtų geras. Gerai, nereikėjo apie tą, ką aš gal šnekėti. Čia video laiškas, toks video kreipimasis. Bet to reikia. Tai jeigu supyksta, nežinau, ten kas nors ten gali, nes vis tiek aš nesuku, ten nebendrauju, žinai. Man dar netgi patiktų, jeigu kas nors sakytų, iš čia kažką stumėt ant rinktinės. Nes žinai, yra, kur žurnalistai ir visi kiti negali stumti ant rinktinės. Jo, nes po to neduos interviu. Matot, jūs įsižeisite ir būdami, žinai, skystalai dar labiau suskysite. Kovoteikit. Eik, parnešk medalį per 8 metus pastaruosius. Tada mes su tavim šnekėsimės kitaip. Nu, bet žinai, federacija sakė, kad Lietuvos krepšinis yra elite. Tas geras. Skirtingai suvokiam. Parneškit medalį, mes, ta prasme, atleisim už viską, viskas bus gerai, atsiprašysime ir viskas bus ok. Bet kol kas, vyručiai, ta prasme, esat prisišykę į pamperusus, ta prasme, ir esat tam lygi, ką mes žinom, kokiam lygiai. Atvažiavo komanda, kuri mus supartalino į gabalus, Puerto Rikas, ir buvo, ta prasme, visiškai čiampo odegoj, kaip iš vis nekotiruojama komanda, ta prasme, kaip lūzeriai. Tai supraskime, kokias rungtynės mes žaidėme tada ir kokia emocinė mūsų būsena buvo. Gana apie kašinės vėl reiks kirpti šitoje vietoje. Gerai. Vėl vinėtę reiks dėti. Nežinau, ar dar kažką, ar jau skirti. Ne, aš nebegau, aš dabar negalėčiau rimta tema šnekėti. Jau viskas beje, Hebra, 11 podcastas. Pirmas buvo, reiškia, ne pirmas, intro į čia. Mes čia filmavom klipą nuostabų į mūsų. Dubingių žirgynas. Dėkojam jiems dar kartą. Ačiū labai Dubingių žirgynui, jo, čia vieta, kur su šeimom gali atvažiuoti, ar ne, vaikučiai gali lamų pažiūrėti, arkliukų, viską gali. Kosmosas, ačiū Zitai, suorganizavo mums Dubingių žirgynę, fainą priimą, sako, atsėskit, sako, mums reikia baltos tvoros, radio rančos, tvenkinukai, kas įdomiausia yra salelė tokia, kur, žiūrėkit, poniukas. Triušiai, žiūrėk, dar triušiai baltas. Poniukas geria. Jo, žiūrėk. Triušiai, matai, laksto juodai. Kaip gražu. Žiūrėkit, pabaigai. Ir vėl dabar vaikučiai, gamtos šiek tiek. Dengimo. Pažiūrėkit, idilė kokia, ar ne? Va taip reikėtų gyventi. Tu esi poniukas, tu esi ponis saloj, supranti. Triušiukai šokinėja. Jaunimas. Oi. Į kitą pusę gal, saulė, kad gražesnė. Ai, beje, jeigu dar filmuojate, ne, mes norime paprašyti, kad, kai peržiūrite epizodą, komentariuką, tašką padėkit, širdelę ten, pasubscribinkit, palaikinkit, nes visi tie dalykai į algoritmus pinasi, YouTube'ui patinka, suprantate? Ką parašyti? Patinka YouTube'ui. Pašėrinkit video, gerai kam nors. Pašėrinkit video. Tai va. O dabar jau ir atsisveikinam tada. Tomsyk. Iki. Čiau.